Na ką, labas vakaras, mes ir vėl eteryje. Aš labai tikiuosi, kad čia prisijungti buvo lengviau ir visoms pavyko. Ar bus įrašas, čia viena ar taip įrašas jau yra vykdomas. Labai sveikinu visas, tai yra mūsų pirmoji patirtis Zoom platformoje ir labai tikiuosi, kad tai bus smagi nauja patirtis mums visoms. Tai šis webinaras bus kitoks, aš jau sakiau apie tai, kad jis bus kitoks, jis bus kaip, praktinis, kadangi aš bendrausiu su merginomis, kurios jau dalyvavo prieš tai mano lieknėjimo maratonuose ir gavo atitinkamus savo rezultatus, kuriais pasidalins su jumis. Laukiau klausimų iš grupės merginų, kurios yra uždaroje grupėje, bet taip ir nesulaukiu ir paaiškinsiu šiandieną jums, kodėl, atsakysiu į kitus klausimus, tai atskleisiu šią temą kitų kampų. Iš tikrųjų, tą temą ir taip giliai aš dar nekalbėjau net savo mokamuose produktuose. Todėl aš manau, kad šiandien dalis jūsų išgirsite galbūt kažką naujo, ko jūs niekada negirdėjote, o dalis iš jūsų išgirsite kažką, kas dar giliau apjungs jūsų turimas žinias ir duos jums dar gilesnį suvokimą apie tai, kaip mylėti save, ne? Kaip padaryti taip, kad gyventi jums, jūsų kūne būtų nuostabu, saugu ir gera, kad jūs nustotumėte bausti save, kad jūs nustotumėte kovoti su savimi, ne kovoti su to savo kūnu, visą laiką galvoti, kad jis yra netoks ir panašiai, žodžiu, kad gyvenimas būtų gražus ir nereikėtų nuolat gyventi kovinėje būsenoje. Na, aš manau, kad jau mes beveik visos jau ir susijungėme. Aš iš tikrųjų, aišku, kadangi mes esame Zoom, visiškai nematau, kiek mūsų yra ir aš noriu vėlgi, kaip visada, pačiupinėti temperatūrą bendrą skyriuje, kaip sakant, ir klausti jūsų. Ar yra daug tokių, kurios nepažįsta manęs, ne? Ar nėra dalyvavusios mano produktuose? 189, super. Gerai, tai rašome, jeigu jūs pirmą kartą mane matote, atėjote iš reklamos, jūs rašote 0, tarsi visiškai neturite jokio patyrimo su manimi. Jeigu jūs tiesiog stebite mane socialiniuose tinkluose, jūs rašote vienetą. Jeigu jūs jau dalyvaujate Gražaus gyvenimo akademijoje, jūs rašote dvejetą. Jeigu dalyvaujate akademijoje ar taip, dalyvaujate lieknėjimo maratonuose, rašote trejetą. Vienas, super. Faina. Faina. 3, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 0, 1, 1, 2. Aha, labai gerai. Smagu. 0, 1, 1, 0. Liuks. Gerai, super. Tai tada aš priklausomai nuo to, kokia yra minia, priklausomai nuo to, kokie žmonės ateina, aš ir reguliuoju savo prisistatymo lygį. Jeigu jūs visos mane pažinotumėt, tai prisistatymas jau tikriausiai būtų kitoks. Tai pirmiausia, turbūt aš turėčiau papasakoti jums, kodėl aš kalbu apie tai ir kodėl aš manau, kad turiu teisę daryti ne tiek webinarus, ne kiek kurti šios produktus, kuriuos aš kuriu moterims. Tai aš turiu pakankamai ilgą patirtį šioje sferoje, tai aš dirbu jau 11 metų, tai yra jau nuolatinio darbo, būtent kas liečia lieknėjimą. Dabar aš kalbėsiu apie lieknėjimą, nes mano sfera veiklos yra pakankamai plati, bet šiuo atveju aš kalbėsiu apie lieknėjimą. Prieš 11 metų aš pradėjau dirbti kaip kosmetologė ir tuo pačiu metu pradėjau dirbti kaip anticeliulitinio masažo meistrė. Iš tikrųjų, anticeliulitiniai masažai ir padarė mane pakankamai įžymių asmenių mano regione, o paskui jau ir už jo ribų. Ir aš turėjau labai daug klienčių ir visą laiką norėjau joms padėti ne tik pasiekti rezultatą, bet ir rezultatą išlaikyti. Ir tai privertė mane eiti gilyn. Taip, jau šiai dienai mes skaičiavome, mano darbo praktika skaičiavo virš 43 000 tiesioginių valandų su klientais, tai ne tai, kad yra klientų, bet tiesioginių valandų darbo su klientais skirtingose sferose. Ir aš nuolat gilinos. Aš šiai dienai esu sukūrus 2 autorinės masažo metodikas, vedu jau visus metus, vedu anatomijos kursą, visą kūną žmogaus aš jau esu išnagrinėjus nuo iki ląstelių lygmenių, bet išnagrinėjus kūną suvokiau, kad vis tik kūne sąmonės nėra ir kūnas yra tik mūsų instrumentas, kurį valdo kažkokios aukštesnios galios, ne? Ir reikia eiti toliau. Ir ne vien tik per instrumentą, ne? Tai kad, nes mažiau valgyk ir daugiau judėk yra šiaip tokia,
nuostabi formulė, ne, kuri turėtų veikti. Jeigu aš mažiau valgau ir daugiau judu, natūralu, kad aš turėčiau neturėti celiulito ir turėčiau būti pakankamai liekna ir sveika. Ir aš galvoju, kodėlgi tada ši formulė neveikia, kodėl ją negali pasinaudoti visi, kodėl visi negali būti liekni, gražus, sveiki, stangrus, kas vyksta. Kodėl vieni bando kodėl vieniem pasiekia rezultatą ir iškart gražina save atgal, ne, ir nutrūksta, pavyzdžiui, ir nuslysta, kodėl kitiems iš vis nepavyksta pasiekti rezultato, kažkas nori, vis svajoja nuo pirmadienio, nuo pirmos mėnesio dienos, nuo prieš vasarą, ten pavasarį pradėti ir irgi jiems nesiseka. Tai žodžiu, man tai buvo esminis klausimas ir tai mane privertė ieškoti priežasčių daug ir daug giliau. Šiai dienai aš esu sukūrus 6 autorinius online kursus, bet jie nėra, nors yra kvėpavimo menas ir limfos kursas, jie yra sukurti būtent mūsų organizmo stiprinimui ir lieknėjimui, bet šiandien mes kalbėsime šiek tiek kitų kampų. Aš šiandien noriu Jums duoti suvokimą apie tas tikrasias priežastis, ne, kurios arba neduoda žmogui gauti rezultatą, arba kaip tik gali padėti mums nulaužti tą nesąmoningą kodą kovoje su savo kūnu. Šiai dieną aš esu aktyvi Tony Robbins Masters University mokinė. Aš mokinuosi pas jį, tai ir neurolingvistinio programavimo, ir šiaip lyderystės meno. Esu andragogikos magistrė. Kas yra andragogika? Tai yra mokslas apie suaugusiųjų mokymą. Pedagogai mokina vaikus, andragogai moka suaugusius. Todėl aš kuriu profesionaliai visas programas, kurias aš kuriu, kadangi aš žinau visas metodikas ir technologijas. Ir šiai dienai mano laimingų klientų ir klienčių ratas jau siekia virš 15 000. Ne, tai yra ir tiesioginiai darbai, su kuriais aš dirbu rankomis, ir žmonės, su kuriais aš dirbu online režimu. Kalbant apie lieknėjimo maratoną, tai tą renginį, kuris prasidės, ir tą renginį, kuriam yra skirtas šis mūsų webinaras, jau jį praėjo šiai dienai virš 1800 moterų. Aš kuo labai didžiuojuosi ir kuo esu labai patenkinta, aš sakyti, laiminga, kad man pavyko pakeisti dalies moterų gyvenimus. Ar visi gavo vienodą rezultatą? Tikrai ne. Ar visiems pavyko išlaikyti rezultatą? Tikrai ne. Ir šiandien aš padarysiu, mes vesiu webinarą šiek tiek kitaip. Dažniausiai aš pristatau teoriją ir paskui aš pakalbu apie tam tikras sėkmės istorijas. Bet šiandien aš noriu padaryti tai kitaip. Šiandien aš noriu pristatyti Jums merginas, moteris, kurioms pavyko pasiekti rezultatą. Pavyko, ir pavyzdžiui, ne po pirmo maratono, aš noriu, kad Jūs išgirstumėte jas, kaip keitėsi jų gyvenimas, ne vien tik tai fizinis kūnas, bet ir iš esmės gyvenimas, pojūtis savo kūne ir tai, kaip jos funkcionuoja jau šiame pasaulyje. Ir paskui jų istorijų pagrindų aš atskleisiu Jums visą iš tikrųjų algoritmą, kaip jis yra. Faktas, kad mes paskui maratone gilinsime visą šią žinias, bet šiandien aš noriu, kad Jūs išeitumėt su suvokimu, kurgi slypi ta problema, ne, ar kurgi slypi tas sėkmės paslaptis, kuri gali padėti kiekvienai moteriai, kiekvienai realiai moteriai džiaugtis savo kūnu, džiaugtis tuo, kad jie gyvena būtent šiame savo kūne, o ne kažkokiame kitame. Ne? Taip. Ir ar mes šiai dienai komandą turime Mariją? Kol jungia komandą, parašykit man, kiek iš jūsų jaučiate, kad Jūs visą laiką gyvenate tokiame kažkokiame, žinot, kaip aš vadinu, nesąmoningą olimpiadą, kur aš visą laiką turiu tai sulieknėti, tai dar kažką, ta prasme, visą laiką tokie kalneliai, tokio kovos su savimi būsena, kur aš lieknėju, paskui nuslystu, paskui vėl lieknėju, paskui aš vėl nuslystu, paskui dar kažkas ir nėra to suvokimo, kaip padaryti taip, kad aš ar nepersivalgyčiau, ne? Arba mokėčiau sportuoti, skirti savo dėmesį. Aš labai gerai, Jūs rašykite, nes visą laiką mums atrodo, kad čia pas mane, pas vienintelį yra tokia problema. O tik man nepavyksta, pavyzdžiui, ne? Arba pradėjau, aš, pavyzdžiui, asmeniškai iš savo patirties, aš galiu pasiekti rezultatą ir tik aš kažką pasakau, ar net nufilmuoju istorijose, kad aš esu patenkinta savo kūnu, mano pasąmonė įsijungia tam tikri procesai, aš žinau, su kuo dabar pradirbinėjau
naują dabar vieną iš savo pasąmonės programų, kadangi dabar buvau Ispanijoje ir įkėliau nuotrauką apie tai, kad aš esu nuostabios formos ir eilinį kartą, aš jau čia buvo eksperimentinis dalykas, pagavau save, kad aš po to pradedu griauti viską. Kai tik aš pasidalinu, kai aš pasakau, kad va, aš pasiekiau rezultatą, aš pradedu viską griauti ir man norisi pradėti valgyti ir daryti tai, dabar kažkokiu nevaldomame režime, bet ačiū Dievui, aš jau turiu tam tikras apsaugos nuo to ir lengvai galiu su tuo pradirbti. O Jėzus, mano svoris plus minus 10 kg, kaip tie kalneliai. Pusmetis šiam 7, pusmetis ten 7, net aplinkiniai juokisi iš manęs. Myglė, ir tu tikrai esi ne viena, aš bendrausiu tų formatų, gerai, kad nebūtų tų, jūs irgi galite kreiptis į mane. Aš labai norėčiau, kad šis mūsų susitikimas būtų labiau toks atviras draugių pasibendravimas. Aš labai nenorėčiau, kad tai būtų labai toks oficiozinis kažkoks renginys. Aš noriu čia sukurti šiltą atmosferą ir parodyti jums šiek tiek giliau kai ką. Nesakau, apie tai aš dar nekalbėjau. Matau, kad Marija jau laukia. Ar Vaiva, tu pajungsi ją? Per metus apie 1-2 kilogramus. Sonat nebus ar čia prieaugimo? 20. Emocinis valgymas. Ok, paaiškinsiu šiandieną, Viktorija, iš kur tai atsiranda tas emocinis valgymas, nes tai yra didelė problema, kai mes nebegalime savęs valdyti, kai tu atrodo nueini prie šalitų ir tiesiog valgai. Ką, aš kalbėjau, neseniai istorijose, kas sekate mane socialiniuose tinkluose apie tai, kad moteris tiesiog neturi ryšio su savimi, aš rodžiau tai per prizmę mano skyrybų, aš rodžiau tai per skirtingas prizmės ir kas iš tikrųjų ryšys su savimi, niekas neatsako į klausimą, kas tas ryšys, su kuo su tuo su savimi, aš turi kurti ryšio, kur dingo tas ryšys su manimi, kaip jis kūrimas, kodėl aš jį praradau, ir kodėl praranda jį kitos moteris, kas tos pasąmonės programos, kurias reikia perrašyti, kas jas iš vis įrašo tos pasąmonės programos, jeigu pasąmonė valdo sąmonę, tai kas tada perrašinės pasąmonėje tas programas, pas mane visą laiką tiek daug, kai sakau, klausimų, kurie priverčia mane eiti ir kapstyti gilin. Taip, Marija. Ar mes, Marija, tu esi, taip, stabiliai nesilaiko svoris, jie jau susitvarko, Marija, vieną sekundėlę, gerai, aš pasidalinimus norėčiau perskaityti. Ir šas vėl plus, nes maisto daugiau, streso daugiau yra neigiamas rezultatas. Niekaip negaliu pamilti sportą, sportuoti, bet tai jau yra bausmė man. O labai gerai atsiminkit šitą. Aš esu emocinio valgymo meistrė, galėčiau per savaitę 5 kg priaugti. Drąsiai. Emocinis valgymas, super. Panas, dalinkitės, nes kuo daugiau jūs pasidalinsite, tuo daugiau aš turėsiu masės, už kurios aš galėsiu užsikabinti ir atskleisti jums šią temą. Nes aš esu čia šiandieną tam, kad duoti jums naudą. Todėl ją ir pasinaudokite. Kaip ir sakiau, grupė man neuždavė klausimų, nes dažniausiai mums gėda pasakyti, kad pas mane kažkas yra negerai. Kaip aš užduosiu klausimą, jeigu mane viešai nagrinėčiau, yra labai didelis baimės toks kabliukas. Taip, 7-8 ir nežinau, kaip laukia kokia šventė, kuomet turiu atrodyti planesnė, gražesnė, tai kitos šventės pradedu kaip išprotėjusi valgyti. Pas mane būdavo taip, kad aš lėknėjau ir likus ten keliom dienom aš pradedu kokias nors nesąmonės daryti. Pradedu gerti, kad nors alkoholį valgyti, kažkokius vėjus ir būtinai viską sugadinu galiausiai. Emocinis valgymas, tada vėmimas irgi pažįstamas man dalykas, pas mane plus 10-23, po to minus 20-30, taip visą gyvenimą. Ok, Renata, super. Atėjęs 30 minučių plus 15 kg pasidovanojau savo gimtadienį. O, gera dovana, šiandien pradėsim. Gerai. Ok, mes turime mūsų sėkmės istoriją. Marija, aš labai džiaugiuosi tave matydama, kadangi gyvai mes dar niekada nebendravome su Marija. Aš tik mačiau jos tokį nuostabų atsiliepimą man paliktą bendraujant su mano komanda. Tai Marija, iš karto noriu labai stipriai tau padėkoti už tai, už tą nuoširdumą, kurį tu skleidi. Marija yra viena iš tų dalyvių, kuri labai aktyviai dalyjasi savo patyrimais, savo sėkme, savo nesėkme mūsų čatuose, už ką aš irgi esu jai labai labai dėkinga, nes tai kūrė tą tokį bendruomeniškumą mūsų maratonų viduje ir Marija padeda kitoms moteriams suprasti, kad viskas yra įmanoma. Marija, tai aš labai norėčiau, kad tu pasidalintumai savo istoriją, aš užduosiu tau kažkokius dar papildomus, turbūt galbūt klausimus, tam, kad atskleisti šią istoriją ir paskui Marijos ir dar tikimės, kad Edita spės, nes turime biškį išjus ir jų pagrindu aš paskui atskleisiu jums visą esmę. Marija, žodis tau. Tai va, aš esu jau dalyvavusi 3 Marinos maratonuose ir kiekvienas maratonas atnešė savo pliusus ir savo minusus, daugiausiai pliusų. Pirmame maratone aš išmokau iš tikrųjų valgyti. Išmokau pajausti, kas yra alkis ir kas yra emocinis valgymas. Pirmiausia, išmokau, kad turi būti 3 valgymai, ką labai aiškiai
visos žinome, visos rekomendacijos, reikia valgyti 3 kartus. Bet niekas nepaaiškina, kaip tas valgymas vyksta, ką daryti tarp valgymų. Ir vat, būtent to maratono metu, kai aš dalyvau, Marina labai aiškiai per pirmą pristatymą, pirmą tą eterį paaiškino tą valgymą. Atrodo paprasta. Pavalgiai, po to vanduo, vėl pavalgiai, vėl vanduo iki 3 valgymo ir viskas. Atrodo paprasta. Bet tas pats perėjimas per save ir išjungimas to noro užkandžiavimo iš tikrųjų teko perlipti per save labai stipriai, bet buvau užsibrėžus tikslą, kad noriu pagerinti. Ir man pirmo maratono metu labai pagerėjo virškinimas. Nuėjo pūtimai pilvo, iš tikrųjų labai pasikeitė savijauta. Nors aš realiai gal net svorio ir nenumečiau. Gal ten kilogramas plus minus, bet aš po to maratono vėl jie grįžo. Bet valgymo įpračiai liko. Ir iki dabar, aš jau nežinau, neatsimenu tiksliai, kada buvo tas pirmas maratonas, jau kiek laiko praėjo. Aš laikausi to valgymo. Jau metai kažkur, man atrodo. Metai praėjo. Ir aš to valgymo, net ir šiandien, kaip kalbėjom apie emocinį tą valgymą, šiandien man buvo tas toksai nervai ir taip toliau, norėčiau kokių ledų suvalgyti. Nuėjau pasidariau čia pudingo, suvalgiau, galvoju, jeigu dar norėsiu ledų, po to dar suvalgysiu ledų. Bet tai suvalgys čia pudingo, kaip sakant, jau tie įpročiai, jautėsi, kad organizmui kažko trūksta, pajaučiau, kad pirmą pavalgysiu tai, ko reikia. Ir tada sau leisiu tai, jeigu dar norėsiu, bet iš tikrųjų pavalgysiu, net nebeliko to poreikio kažko dar valgyti. Per antrą maratoną atėjo tas suvokimas, kodėl man tai reikia, kodėl aš noriu numesti tą svorį, nes pas Marina eteriai ne tik apie pratimus, bet ir apie mąstymą ir visą kitą. Ir tas pastoviai tavo tai kam tau to reikia, tai kam tau to reikia, Aš nežinau, kiek kartų esu girdėjusi tą klausimą iš Marinos. Supras, kam tau to reikia, kodėl tu nori numesti tą svorį. Ir man atrodo, per tą antrąjį maratoną man tas suvokimas ir atėjo, kad dėl geros savijautos aš jaučiuosi geriausiai, kai mano svoris yra žemesnis. Dėl energijos, pati žinai, kad esu labai aktyvi ir šokiuose, sportuose, surfingai ir taip toliau. Ir man to reikia dėl lengvumo, kad aš galėčiau sau leisti daugiau ir kad būtų daugiau tos energijos. Ir aišku, su mažesniu svoriu, tu nori, nenori, tu esi lankstesnė, kaip sakant, daugiau gali judėti ir taip toliau. O per trečio maratono metu pas mane prasidėjo būtent svorio kritimas. Atrodo, ir per kitus aš numesdavau, bet pas mane visą laiką tas svoris kažkodėl grįždavo. Bet per antrą pas mane tiesiog akise tie riebalai tirpo. Ir aš prieš lieknėjimo, ne prieš lieknėjimo, prieš laikysenos maratoną, gavosi taip, kad jau buvau savo sporto salėje ir pasisvėriau su tom specialiom svarstyklėm, kur parodo ten masę ir taip toliau, ten riebalų kiekį. Ir tiesiog gavosi sutapimas iš tikrųjų, aš apie tai net negalvojau, kad bus ties maratonai, aš tiesiog gavosi, žiūriu, gal pasisversiu šį kartą. Ir aš po to jau specialiai pasisvėriau tada jau po lieknėjimo maratono ir rezultatai parodė tai, kad aš numečiau 2 kilogramus, atrodo nedaug, bet numečiau 2 kilogramus ir aš pasisvėriau būtent su tom pačiom svarstyklėm. Nesako, taigi netiksliai ten tos svarstyklės ir taip toliau. Bet vis tiek yra, jeigu tu sveriesi tom pačiom sąlygom, su tom pačiom svarstyklėm, vis tiek yra tas progresas, jisai parodo tą visą. Ir aš numečiau 2 kilogramus, parodė svarstyklės, kad aš numečiau 2 kilogramus ir buvo 2 kilogramai būtent riebalų, kaip sakant, riebalinės masės. Būtent riebalinė masė nukrito. Ir parodė, kad aš net dažniausiai krenta svoris taip pat krenta ir nuo raumeninės masės. Bet pas mane raumeninė masė nukrito, pas mane padidėjo raumeninė masė 100 gramų, nedaug. Bet būtent buvo parodyta, net vaikinas, kuris mane svėrė, sako, daryk toliau, ką darai. Nes reiškia, gerai, daryk tai, ką darai. Ir būtent tas parodė iš tikrųjų, kad šio maratono metu krenta būtent riebalai. Kaip sakant, kai aš sakau, įdarbinam riebalus į tą... Ir užsiemam.
kad padarytų savo darbą. O darbą būtent darė riebalai, nes po kiekvienos treniruotės jaučiasi labai stiprus energijos antplūdis. Tai man tas buvo kažkas, tai aš skraidau po tų visų pratimų, po tų visų, atrodo, keliesi 5 ryto, bet eini kaip mašina visur, kaip traukinys visur, kaip sakant, su pilna energijos, nuotaikos ir taip toliau, nes būtent gauni tą energiją iš to riebalų deginimo. Ir man labai labai nuostabiai savijauta pasijautė ir svoris nukrito. Ir aš dabar, kiek jau praėjo laiko po laikinėjimo maratono, aš net, aišku, visą laiką yra tas plius minus ten pusę kilogramų ir taip toliau gali būti, bet tai yra natūralu. Tai yra natūralus, kaip sakant, skyščiai ir taip toliau, daugiau pavalgiau vieną dieną, kitą dieną taip toliau. Ir man laikosi svoris. Ir aš matau, kad mano organizmas tiesiog net pats savaime tą svorį palaiko, nors atrodo ir būna, kad valgai kažko ne to, ar kažkaip tai tikrai savijauta labai gerai ir daugiau energijos ir taip toliau. Aišku, jau šiam maratonui vėl turiu sekančiam tikslą. Labai gerai, visą laiką reikia turėti. Aha, smagu, žiūrėk, ar tu galėtum pasakyti, kad, sakai, kad aš kartais vis tiek ir pavalgau kažko ne to, ne, ir nėragi taip, ar tu jauti, kad tu laikaisi dietos, pavyzdžiui? Ne. Ir ar tu jauti, kad ne visada mūsų svoris, nors jūs žinot, kad aš iš viso ne apie svorį ir mano lieknėjimo maratonuose iš viso yra šiaip ir draudžiama svertis, ar tai nėra apie, jūs galite pasisverti, bet nesisverti ten kiekvieną dieną, ten gali pradžioje pasisverti, pavyzdžiui, ten, jeigu norite jūs pabaigoje, nes viskas tikrai nėra apie svorį, ne? Bet kad lieknėjimas tas ir kūno išlaikymas, atitinkamos masės, atitinkamos struktūros, kad tai nėra visiškai apie lėkštę ir apie lėkštės turinį, kad tai yra ne vien tik apie tai. Ne, tikrai ne. Ir tiesiog tas suvokimas ir taip ir ne iš tikrųjų. Ne, be abejo, tai svarbu be abejo. Net ir šiandienos pavyzdys yra, kad aš jaučiu, kad aš alkana, aš jau noriu, prieš eterį norėjau pavalgyti, norėjau suvalgyti ledų, bet aš supratau, kad mano organizmui reikia kažko kito. Bet ir tas pats, bet ir tuo pačiu metu aš sau leidžiu, aš sau ramiai vakar su draugė susitikom, pavalgėm picos, be jokio sau, kaip sakant, graužaties ir taip toliau, nes aš žinau, kad aš šiandien atsikelsiu ir aš jau pavalgysiu tai, ko man reikia, tai, ko organizmui reikia. Ir tas toksai suvokimas, kad tu žinai, ko tau reikia, ir leidi, ir gali sau leidi, aš net nežinau, ar tas pasakymas leidi sau. Tai yra be abejo, nes tai yra apie ryšį su pačia savimi, su viduje, kai tu žinai, ko tu nori, kas tu esi, ne, ir kokie iš tikrųjų yra tavo tikslai, ir tu žinai, kad tu turi ryšį su savimi ir tu darai tai iš pagarbos savo ir savo kūnui, o ne iš bandymo kažką užkimšti ir paskui save dar nubausti, po to, kad jauti kalties jausmą, gėdą ir paskui užsisuka tas ratas. Pajaučiau gėdą, paskui kaltę, paskui nusivylimą, ėjau dar prisivalgiau ir viskas iš naujo. Dabar mes daug kas praėjome šios ratus ir prasisukę ant šios karuselės, aš manau, tikrai daug moterų. Bet kai tu jauti ryšį, kai tu jauti pagarbą, kai mes pradedame plėstis, gilyn eiti, apie ką aš kalbėsiu šiandien, nebetenka, dingsta poreikis valgyti daugiau nei reikia. Ne? Tada tu sugebi atpažinti, ką aš jaučiu. Ar tai yra alkė, plus aš jaučiu nervingumą, kas irgi yra normalu, nes tau tai nėra įprastas dalykas, dalyvauti viešai ir bendrauti viešai. Nervingumas natūraliai iššaukia poreikį suvalgyti kažką saldaus. Supranti? Ir jeigu tu neduotum savo, bet kadangi tu sugebi jau šiai dienai tai atskirti, tu sakai, okei, aš pavalgysiu tai, kas man yra reikalinga, ne? Tai, kas man, iš tikrųjų, ko man reikia, o paskui žiūrėsiu, jeigu man vis dar reikės numalšinti nervingumą kažkuo tokiu saldesniu, aš priimsiu tada jau sąmoningą sprendimą tai padaryti ir suvalgysiu tiek, kiek man reikia. Nes jeigu tu iš karto tu pradėjus valgyti ledų, aš manau, nesibaigtų ten dar vieno įpakavimo, o galbūt būtų suvalgyta daug daugiau ir tai yra normalu, nes tada tai yra nevalingas ir nesąmoningas valgymas ir tai yra labai svarbu. Super. Marija, žiūrėk, tavo pokyčiai, man labai svarbu, merginos, kad jūs suvoktumėte, apie ką yra mano lieknėjimo maratonai, nes aš kuriu produktus sąmoningiems žmonėms, ne, aš noriu kurti sąmoningumą. Mano tikslas nėra padaryti iš visų lieknas gazelės, nors mes juokiamės, ne, ten visas balerinomis ir panašiai. Man jūsų riebalų perteklius
Kas yra riebalai? Mes šiandieną pasižiūrėsim irgi. Tai yra energija. Kodėl mes naudojame riebalus? Tai yra jūsų neišnaudota energija. Jeigu jūs turite per daug riebalų, jeigu jūs gyvenate, jeigu jūs esate stora, panas, davai, atvirai, jau čia mes jau yra visai kita atmosfera. Tai reiškia, kad jūs gyvenate ne savo gyvenimą, jūs neišnaudojate savo potencialą. Tai reiškia, kad jūs gyvenime galite daug daugiau, negu jūs padarot. Ir mano tikslas išpakuoti tuos jūsų riebalus, duoti juos, paversti jums jūsų gyvybinę energiją, kad jūs galėtumėte džiaugtis ją ir panaudoti ją savo svajonių, savo norų išsipildymui, savo gyvenimo, kurį jūs norite ir svajojate nugyventi, kūrimui. Man jūsų lieknas kūnas yra apie tai. Ne apie tai, kad kažkam patikti, nors, tai irgi ten yra svarbu, bet jeigu jūs patiksite savo ir darysite tai dėl savęs ir darnoje su savimi, jūs ir taip patiksite kitiems žmonėms, nes patinka mums energija kitų žmonių, kai žmonės myli save, ne? Kai žmonės eina ir skleidžia tą pasitikėjimą ir džiaugsmą ir šilumą iš vidaus, mes įsimylime į tai. O kai žmogus yra nepatenkintas savimi, faktas, kad šalia jo sunku būti, o mums atrodo, kad aš tiesiog galbūt nepakankamai liekna, ne, todėl manęs ten nemyli vyrai. Tai va, tai mano tikslas lieknėjimo maratonuose visiškai nepadaryti iš jūsų ten kažkokias super sportininkas, o padaryti taip, kad jūsų kūnas kaip instrumentas funkcionuotų nuostabiame lygmenyje ir duotų jums galimybę siekti kažko daugiau gyvenime. Taip, Marija, tai va aš norėjau paklausti, kaip tu išnaudoji tos 2 kilogramus riebalų, kuriuos mes pavertėme tavo gyvybinę energiją? Ar kas pasikeitė gyvenime? Nes man tai yra esminis momentas. Ne? Tai kaip tu jautiesi savo kūne, tu pasakai, kad tau, ne, tu jauti didesnį ryšį. Kaip tai įtakoja jų tavo gyvenimo aplinką? Pas mane kaip didžiausias tai, kad atsirado daugiau energijos. Aš susimiegu geriau, aš atsikeliu anksti, aš visada turiu laiko savo, galiu rasti ir panašiai. Pas mane, aišku, aš aktyvi, aš šoku ir iš tikrųjų labai daug energijos turiu būtent savo. Galiu savo skirti laiką ir duoti savo tai, kas man labiausiai patinka, nes aš tikrai turiu daugiau energijos. Ir tu darai tai, kas tau teikia, teikia malonumą. Kas man teikia malonumą, taip. Taip, mano tikslas reiškia yra pasiektas. Taip, ir tu minėjai, kad kažkas įtakojo būtent ir laikyseną, nes ašgi dariau tada pirmą kartą, ne, mūsų tą kombo, trio maratonų buvo laikysenos, lieknėjimas ir paskui nori. Šiai dienai aš noriu apjungiau 2 maratonus, laikysenos ir lieknėjimo. Ar tu pajutei pokytį po laikysenos maratono, ar tai įtakojo tavo rezultatą, tu manai, būtent lieknėjimo? Labai net. Aš iš tikrųjų, man atrodo, net ir buvo didesnis rezultatas būtent dėl to, kad pradžiai buvo laikysenos maratonas. Aš net kai kalbėjau su Vaiva prieš tai, aš būtent tą pažymėjau, kad laikysena išsitiesė, labai stipriai pajaučiau, kad atsiverė ir tas toksai jausmas, kad ėjimas jau į lieknėjimo maratoną buvo stipresnis, nes organizmas jau buvo labiau paruoštas tam visam, jau buvo pritaikytas ir jau išsitiesęs labiau. Tada tas riebalų deginimas, tų pratimų nedarimas buvo lengvesnis, nes organizmas buvo, kaip sakant, pastatytas į savo vietą. Tai yra esminis iš tikrųjų momentas ir ačiū tau labai už pasidalinimą, nes man tai yra svarbu, aš visą laiką prijungiu dar kažką. Kaip čia dabar man reikia sureguliuoti. Tu prasme, naujai, nes man norisi eiti gilin ir gilin ir gilin. Gerai, tai Marija, ačiū tau labai už tavo pasidalinimą, man labai miela tave matyti gyvai, mes tiek bendravome susirašinėdamos, bet gyvai niekada neteko mums pabendrauti, tai man yra didelė garbė tave matyti ir turėti tave nuolat savo maratonų dalyvių statusą. Tai ačiū tau labai. Aš dabar pabandysiu atsakyti į kelis merginų klausimus. Taip, minėjote valgymą 3 kartus dienoje, turi įprotį maitintis 2 kartus dienoje. Tai gal mes paliksime klausimus vėliau. Šiaip aš nieko prieš 2 kartus dienoje maitintis, jeigu jūs jaučiate, kad jums tai yra ok. Svarbiausia, kad tarpai tarp maitinimų būtų didesni negu 4 valandos. Aš esu prieš dažną labai valgymą, ne, retesnį valgymą jūs galite taikyti, jeigu jūsų kūnui tai yra ok. Mes kalbame irgi, ne, kad paskui nebūtų, kad jūsų kūnas nepradėtų valgyti jūsų
kad jūsų kūnas nepradėtų valgyti jūsų raumenų. Tai ten reikia žiūrėti, yra tam tikri momentai, bet mes juos aptarinėjame jau maratono rėmose. Irgi pastebėjimas, ką paskaičiau iš kitų moterų nuo 40 metų, tikrai kito svoris, jis po truputėlį auga ir ne tik svoris, tačiau ir pačios kūno formos. Jau seniai buvo liekna talija, dabar atsiranda riebalinis audinis pilvo ir talijos zonoje, taip, tai yra prie ir menopauzinis dalykas, keičiasi mūsų hormoninis fonas, reikia keisti įpročius tiek maitinimo, mums reikia daugiau kvėpavimo, nes tik per deguonies patekimą ir organizmą mes galime panaudoti riebalus, nes riebalai yra labai itin stipriai saugotinas, kaip čia, resursas mūsų organizmo. Kuo mes tampame vyresni, tuo stipriau mūsų organizmas saugo riebalą, nes jeigu kažkas nutiktų ir negalėtumėm judėti, ta prasme, organizmas tada tuos riebalus panaudoja paskutinėje eilėje. Ir mes kvėpuodami ant tuščio skrandžio, kai mes atliekame kvėpavimo pratimus ir jėgos pratimus kartu, ar tai tempimo pratimus, šiuo atveju tai bus barė pratimai, kuriuos naudoja balerinas, darysime balerinas už savęs ant vasaros. Mes apgauname mechanizmus, mes apeiname mechanizmą būtent gliukozės skaidimo, nes iš ryto nėra gliukagonų, šis webinaras nėra stipriai toks teorinis, aš turiu, kam įdomus pats pati technika, technologija, kaip kinta, teoriškai visą teoriją, tai jūs galite pasižiūrėti prieš tai buvusi mano webinarą, jis yra ir mano profilė, jeigu nerasite, parašykite man, mes atsiusime jums nuorodą. Tai va, tai mes apeiname vieną mechanizmą ir iš karto jungiame riebalų deginimą, kad organizmas tada neturi kitos išeities, kaip pradėti deginti riebalus. Kuo esame vyresnis, tuo šis procesas mums yra svarbesnis, nes tuo lėčiau dega riebalai ir tuo sunkiau riebalai palieka mūsų kūną ir yra transformuojami į energiją. Todėl visiškai teisingai darė, kokiam yra sunkiau. Bet aš labai stipriai pajaučiau. Aš pradėjau mažiau dirbti nuo praeitų metų fizinį darbą, nes prieš tai aš dirbau kaip masažuotoja ir anticeliutinį masažą, tai kiekvieną dieną aš buvau šlapia, aš turėdavau ten ir po 7, 8 ir po 10 anticeliutinių masažų per dieną. Ir faktas, kad mano kūnas išeikvodavo daug energijos. O čia man suėjo kiam. Ir aš pradėjau mažiau dirbti, kiam vienijau praeitais metais. Ir aš žiūriu, kad aš pradedu po truputėlį pūstis, nors aš atrodo ir tą dariau, ir tą, ir kvėpavau dalinai, ir tada aš čia visą laiką, aš darau visas programas dėl savęs. Pradėjau gilinti stipriau, nes buvo pasninkas, aš vis laik pasninkauju, aš esu stačiatikė, pas mus yra ilgi tie pasninko laikotarpiai ir aš visą laiką, man taip nukrisdavo svoris, ten per 5 dienas ar 7 ir praeitais metais aš pasninkavau ir man nenukrito beveik nieko. Nors aš valgiau kaip priklauso, nes jeigu aš anksčiau ten per 6-7 dienas man jau sakydavo, kad aš esu visiškai iš konslagerio, sako Marina, baig, nes jau tau, ta prasme, per daug. Tai praeitais metais nebuvo nieko, nebuvo rezultato, Tai va, ir aš pradėjau ieškoti priežasčių, aš pradėjau ieškoti galimybių tam, kad jos suveiktų man. Ir tai veikia man, aš visada dalinuosi su kitais. Teisingai supratau, kad dabar bus lieknėjimo ir plus laikysenos maratonas, laikysenos pratimai kaip priedai. Taip, Viktorija, dabar bus kombo, mes darysime ir laikysenos, kadangi aš nedarau atskirai, bus laikysenos pratimai ir iš karto lieknėjimo pratimai. Kadangi tam, kad sulieknėti, tam, kad mūsų abi diafragmos, nes lieknėjimas eina per kvėpavimą, ir jeigu mūsų kūnas taisyklingai yra struktūruotas, laikysena yra taisyklinga, tada ir kvėpavimo procesas yra daug našesnis. Jeigu kuo našesnis yra kvėpavimo procesas, tuo greičiau dega riebalai ir pavirsta energija. Taip, visiškai teisingai. Taip, apie mane, ką dabar girdžiu. Valio, ja. Tada būtinai dalyvaus. Taip, būtinai bus laikysenos, tai bus irgi toks stiprus maratonas, nes daug yra moterų, kurios galvoja, pavyks man iki vasaros ir ką mes dabar čia minėjome, kada aš tokia visada būdavau. Aš pradedu nuo naujų metų, aš įsijungiu tą režimą, to aš iki vasaros būsiu tokia liekna ir maždaug ties kovo mėnesių, kai būna tas mano pasninkas, aš būnu super vapšė soskė, kaip sakant. Ir gegužės mėnesį vyksta kažkas įvykdavo, kad aš
kad aš vėl pradėdavau valgyti ir pradėdavau storėti ir ant vasaros, kai reikia jau pradėti nešioti maudymosi kostiumėlius, apie kuriuos aš svajojau, galiausiai aš būdavau stora. Tai va, tai čia dėl tokių iš senų prisiminimų čia apie tokias kaip aš. Man rašo, kad Editos šiuo metu nėra, aš nežinau, ar yra Edita. Kokia kaina maratono? Mes papasakosim. Šiaip maratono kaina yra 115 eurų bus, bet šiandien iki vidurnakčio visos dalyvaujančios webinare jūs turite 77 eurų kainą, ne, ypatingą kainą nuolaidą dėl dalyvavimo webinare, tai jūs turite savo ypatingą kainą. Nuo rytojaus kaina kils ir galiausiai jį pasieks savo tikrą kainą 115 eurų. Taip, komanda, praneškit man, ar Edita yra, ar ne. Maratonas, kiek laiko truks? Maratonas truks 3 savaitės. Tai bus 3 savaitės, jūs gausite 3 skirtingus lieknėjimo kompleksus su skirtingam kvėpavimo metodikom. Tai bus pagrindė barė, ne, žiūrėkit, jau pradedu dabar kalbėti, tai barė, tai yra pratimai tokie skirti daugiau stretchingui irgi kaip balerinoms, aš sakiau, ne, su kvėpavimu. Taip, kažkur esu, kažkur buvo. Tai bus 3 savaičių pratimų programa ir kartu ten bus įtirti ir laikysenos pratimai taip pat. Po maratono dar 3 savaitės jūs turėsite prieigą prie maratono įrašų, todėl galėsite atlikti jūsų pratimus ir toliau. Ar tai ir mitybos planas taip pat? Taip, jūs gausite ir vegetarams, ir įprasto mitybos planą. Tai jis nėra privalomas, jis yra rekomenduotinas, bet be abejo, aš praeitą maratoną daviau net 2 kartus merginoms iš tikrųjų mitybos planą. Panas, kas esate? Kas naudojatės mitybos planu? Man esminis momentas mitybos plane, nes aš esu užimtas žmogus ir šiaip aš negaliu pasakyti, kad aš mėgstu daryti iš receptų valgyti. Man reikia, kad tai būtų paprasta, man reikia, kad tai būtų funkcionalu ir nebūtų taip, kad eik ten, gauk nežinia ką, kažkokie pavadinimai, kuriuo aš net neįsivaizduoju, iš kur jų gauti, ten kažkokie žalias ar panašiai. Mano visi meniu yra moksliškai, man yra labai svarbu, žinote, daugumą iš jūsų žinote. Tai aš naudojus įžymiausių turbūt mokslininkų šiai dienai, ne, mitybos rekomendacijų misijų ir sakau, man tai turi būti funkcionalu ir paprasta gaminti. Tai va, taip, kiek žinau, merginos buvo patenkintas. Taip, planas buvo tobulas. Nes buvo paprasta ir lengva gamintis, plus labai skanu. Jo, ir kad būtų skanu svarbu. Buvo fantastika, nes man dukra kartu valgė. Veganams irgi reikėtų. Bet žinoma, adaptuosiu prie vegetaro meniu, bus gairės. Tai ir bus veganiškas meniu. Nebus ne vegetariškas, bus veganiškas meniu. Jo, tai bus veganiškas meniu, Viktorija. Tai bus absoliučiai augalinis meniu. Aš laikausi, nors nesu vegetarė, bet tas meniu superinis. Patiko visai šeimai, tai nereikėjo kelių patiekalų daryti. Tas veganas man labiau tiko, jo. Aš daviau veganas dar papildomai, kadangi man buvo pasninkas, antrą kartą dėl davau, bet daugam kaip tik ir tiko tas veganiškas meniu. Kažkas klausė kada tas anksti, nelabai supratau, apie ką anksti. Nelabai supratau apie ką anksti. Tai vadinasi lieknėjimo maratonas pagrindė dėl pratimų, kurie padeda lieknėti, kuriuos atliksime rytais. Tiesa. Tai bus ir mitybos planas, ne? Tai bus ir pratimai lieknėjimo, kurie iš tikrųjų duoda rezultatą, bet šiandieną mes kalbėsime apie tai, pradėsime kalbėti ir esminis momentas iš tikrųjų yra pokytis jūsų savęs suvokime. Nes jeigu jūs gyvenate, jūs turite atitinkamas pasąmonės programas, kurios valdo kiekvieną jūsų sąmoningą sprendimą. Tai ką jūs padedate į savo lėkštę, tai ar jūs atsikelsite ryte ar ne, ar jūs rytoj pasportuosite ar ne, ar jūs jau duosite savo pažadus, visa tai yra užprogramuota jūsų pasąmonės programos. Ir mano tikslas yra parodyti, išpakuoti tas pasąmonės programas ir jas pakeisti tam, kad jūs tada funkcionuotumėt jau ant naujų programų ir tada nereikia įdėti pastangų, ne, kad kovoti su savimi, nes atrodo sąmonė, ne, jūsų protas sako, taip, nuo rytojaus sportuosime, ne, o ir reikia sulieknėti, o pasąmonėje yra glūdi programa, kad jeigu tu būsi liekna, tu būsi matoma ir tau tai gali būti nesaugu. Ne, nes galėjo būti, ar tai vaikystėje kažkokios ten patirtos ten, ar priekabiavimą, ar kažkas, tai galėjo būti net ir iš kažkur ten seniau. Ne, ir jeigu pasąmonėje glūdi programa, kad matomai būti yra pavojinga,
ką tu benorėtum ten sportuoti, atsiras daug priežasčių, tu pradėsi sirgti vaikai, ar ten atsiras darbe daug streso, nebebus laiko ir panašiai, ir viskas griūva. Atrodo, eini į savo tikslą link ir jau kai esi arti, ras ir viskas sugriūva. Tai mes einame maratonas, ne, kiekvieną savaitę bus eteriai su pratimais, mes einame atgal, giliau, tu aš jums paaiškinsiu, kur yra sąmonė, pasąmonė, kaip yra išdėstyta viskas iki pat mūsų aukščiausio iki Dievos visatos kūrėjo, kaip nori, taip ir vadinkite, kur dingsta tas mūsų ryšys, ne? Kaip yra valdomos visos tos programos ir kuriame etape dirbsime mes tam, kad jums visas šis procesas būtų lengvas, tam, kad jums nereikėtų gyventi nuolatinio išgyvenimo arba kovos su savimi režimu. Ar tiktų šis kursas pritaikant savo, kaip rasti būdą atsisakyti rūkimo? Iš tikrųjų, tai aš manau, kad taip, nes net ir šiandien mes pakalbėsime apie tai, kas yra rūkimas. Rūkimas yra lygiai tas pats, priklausomybė, kurią mes bandome surasti kaip ryšį, kai mes neturime ryšio su savo tikruoju aš. Tu jau čia, šipsok. Labas vakaras, mergaitis Marinos eteriai yra tokie stiprus psichologiniai, kad gyvenimas keičiasi, moteris, labai rekomenduoju, ačiū labai, Šarūnė. Na ką, dar viena mūsų dalyvė, Edita, irgi man labai miela tave matyti, įsijung garsą, Edita. Negirdim tavęs, pabandyk įjungti garsą, mikrofoną ir kamerą, dingai. Taip, faina, ispanus, matyti, reikia viską daryti, jaučiu zoom'es, su jumis pradėtume. Maratono metu. Aha, Edita, mes kažkodėl tavęs negirdime. O, dabar aš manau, kad girdėsime. Ar girdisi dabar? Taip, dabar girdisi. Labai gerai. Na kągi, kas papasakok mums irgi, kas šiaip tave pastumėjo ateiti į lieknėjimo maratoną? Kodėl? Kur buvo pradžia? Pati pradžia iš tikrųjų buvo turbūt apskritai pėdų maratonas. Pėdų maratonas irgi Facebook'e, ne, kas buvo, nemoku. Buvo toksai maratonas pėdų ir nuo ten prasidėjo mūsų pažintis. Ir tuomet, kaip tik lieknėjimo maratonas buvo gal panašiai mėnesis iki mano gimtadienio. Ir aš, man reikėjo to tokio spyrio į užpakalį. Nes kaip ir jau buvo tas toks laikas, kai užsidėjau šiek tiek to svorio, kuris manęs nebetenkino ir norėjusi vis tik tų gražesnių formų ir geresnės savijautos, kai nereikia savęs spausti į tuos pačius rūbus, norėjusi, nekeisti rūbų, bet išlaikyti tą patį svorį, kuris buvo prieš tai, jį tiesiog grąžinti. Ir nuo ten prasidėjau. Tai ir tu dalyvavai visuose maratonuose? Kaip keitėsi tavo rezultatai, pavyzdžiui? Man taip atrodo, tu visuose 3 dalyvai. Ne, aš nedalyvavau po to, kur buvo tas pirmas 3. Nedalyvavai 3. Ne, nes svoris pasitaisė, man nebereikėjo. Super. Labai gerai. Bet po to nutiko gyvenimas. Kūnas tiesiog sustingo, stresinės situacijos, tikrai kūnas sustingo labai stipriai ir tas svoris tiesiog užaugo akyse. Tai tas 3 buvo mano toks stiprus išsigelbėjimas, labai stiprus. Aš labai džiaugiausi, kad iš tikrųjų buvo pirma laikysena, kas davė tą tokį atsivėrimą, atsitiesimą, nebesikūprinimą, nebesislėpimą ir po to lieknėjimas iš tikrųjų jau buvo, lieknėjimo pratimai buvo visai nesunkus. O laikysenos lieknėjimas labai lengvas buvo. Super. Taip, aš žinau dabar, kad aš suprantu. Kadangi pas mus bus naujų moterų, aš su jumis čia iš karto tiesiog dėliojęs planą, kad mes tikriausiai padarysime ne 3 savaičių maratoną, o 4. Ir mes pirmą savaitę skirsime laikyseną, nes pas mus yra naujų merginų, kurių kūnai dar nebus taip paruošti. Ir aš dabar galvoju, taip, mūsų maratonas bus 4 savaičių. Ne 3, jo. Tai va. Taip. Edita turi iškius pokyčius dėl laikysenos, jai pasiteisina. Taip. Taip, žinau, kad tau buvo būtent įdomus
stuburo, kažkaip buvo su stuburu šitą pas tave, aš prisimenu, atrodo. Klubas pas mane pasisukė šiek tiek. Va. Akivaizdžiai dešinė pusė pas mane, nu, galima sakyti, lagina. Ir atsilieka nuo kairiosios. Ir jinai yra labiau patempta, sutempta. Ir tas vat, raumenų pertempimas, spazmai, jie savo duoda, klubas pas mane eina žemyn. Ir tai, kas buvo vat, labai, iš tikrųjų, čia laikysenos maratonas daug pridėjo, kad labai pasitaisė visa padėtis. Ir labai pagerėjo. Ir iš tikrųjų ir nugara išsitiesiai labiau, dar ne iki galo, aišku, dirbti yra kur, bet pokyčiai yra tikrai akivaizdus netgi ir tam, kurie nesugeba įžvelgti tų tokių smulkesnių detalių. Tai tikrai matyti. Ir tas jaučiasi ant viso kūno iš tikrųjų. Ir labai stipriai pasijauti. Super. O šiaip gyvenimo prasme, kas dar pasikeitė tavo gyvenime? Nes tavo istorija buvo iš vis tokia super įkvepianti. Ir tas stresas, kurį tu patyrei ir kurį tu ėjai kartu su visomis po truputėlį, ir tai kaip tu įkvėpė visas kitas, visais savo sprendimais, ar kaip tu jauti, kad prisidėjo būtent, pavyzdžiui, tavo tvirtesnė laikysena ir tie riebalai, irgi, kuriuos mes sudeginame, tarkim, lieknėjimo maratono metu, kaip tu juos, ar tu jauti, kad tu juos sugebėjai panaudoti kaip savo stiprybės šaltinį, kaip savo gyvybinę energiją siekiant tam tikro tikslo ir apsaugant save? Labai teisingai pasakyta, apsaugant save. Aš turiu tokį buvusį sutuoktinį, kuris mėgsta psichologinį smurtą. Tai man iš tikrųjų šitie maratonai ir ta energija būtent išėjo tam, kad aš tiesiog nebereaguoju į tai. Aš sugebėjau. Esminis momentas, ne? Taip, aš sugebu tiesiog numoti ranką, nusispjauti ir iki tiek, kad net nesinori to žmogaus nei keikti, nei peikti, nei tiesiog palinkiu jam gražaus gyvenimo toliau ir aš einu savo keliu. Toliau mano tikslas yra visai kitas. Aš nesu tas, kuris laiko ten kažkokias neapykantas ir nors kai pasikapstai savy giliau, tai ten yra visko labai daug, bet Marinos paskaitos labai puikiai padeda tą išgvildenti, išlukštenti, susipažinti su savimi iš naujo ir atsikratyti to, kas yra nereikalinga. Tai va, kartu su tuo, kas visas nereikalinga, važiuoja ir svoris žemyn. Ir tas, iš tikrųjų, tas pagreitis yra dabar jau toks, kad šiuo metu pas mane nuo pilvo -10 nuvažiavo. Aš dar turiu -5 tikslą, taip kad per tas 4 savaitės dar bus kur padirbėti. Bet jisai nesustojo, jisai mažėja. Kas liečia ten maistus ar panašiai, aš tikrai nesilaikau dietų. Ne, aš negaliu sakyti nesilaikau, nes aš prieš 10 metų įsigijau nuolatinį gyvenimo palydovą kasos uždegimą. Lėtinį, tai pas mane, nors irgi negaliu pavadinti to dietą, tai yra tiesiog šiai dienai, tai yra mano gyvenimo norma. Aš taip maitinuosi ir mitybos aš nei keičiau, nei kažkaip koregavau. Aš valgau taip, kaip aš valgau. Ir va tas ir yra įdomiausia, kad nėra pas mane jinai ten nei riebi, nei saldi kažkokia, nes gretutiniai, aišku, jau yra pas mane gliukozės netolerancija, laktozės netolerancija, tai aš tiesiog daug ką esu išmetus iš mitybos. Pas mane pagrindas yra gryna mėsa, žuvis, kiaušiniai, salotos ir grikiai. Bet nepaisant to, taigi tu ne dabar tą dietą, ne, aš taip gyvenu jau 10 metų. Tai laikėsi svoris, atrodė, kad, nes aš prisimenu tą pasidalimą, aš sakai, valgau pakankamai sveikai, dėl lėtinio pankreatito, ne, tarsime, bet svoris laikosi, ne, todėl aš vėlgi grįžtu, kad Čia yra, iš tikrųjų, pas mane svoris toks atsirado dėl kūno sąstingio. Kūnas nejuda, nekvėpuoja ir pradėjo viskas kauptis. Kada pradėjau judinti, kada pradėjau
su savim dirbti, jisai pradėjo vėl slinkti ten, kur jis turi būti. Jo tiesiog nebūti. Tai taip ir padarysi. Kitas, dar toks esminis momentas, iš tikrųjų, kvėpavimo pratimai man labai padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Aš ryte pusvalandį padirbėjusi su savim, su kvėpavimu, su lieknėjimu, būtent lieknėjimu. Kiti galbūt taip nelabai veikia. Kažkodėl kvėpavimas, ką aš pastebėjau, nes aš tikrai per 10 metų aš jau esu pakankamai susipažinus su savo kūnu ir kaip jisai reaguoja į viską. Tai per dieną aš nebepastebiu jokių gliukozės šuolių. Kas lapkričio mėnesį dar mane privertė eiti pas gydytoją, nes pas mane cukrus pakildavo iki 7,2, sakykime. Kas žino ten tuos duomenis, tai žino, kad 7,9, tai čia jau yra nebenormalus cukraus kiekis. Ir kada prasidėjo pratimai, vėl kvėpavimo pratimai, man baigėsi visi simptomai susijęs su gliukozės šuoliais. Ir aš vaistų niekada negėriau ir nesiruošiu jų gerti ir toliau. Ir kadangi aš turiu būdus, kaip man tai kontroliuoti, aš su tuo ir gyvenu. Super. Tai aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu dalinai prie to prisidėti. Sakau, man kiekviena jūsų istorija man yra labai brangi ir aš nešioju širdėje kiekvieną rezultatą ir padėti stengiuosi kiekvienai. Tai Edita, aš labai dėkinga tau už tavo pasidalinimą, aš labai dėkinga tau už viską irgi, kuo tu daliniesi mūsų čatuose, kiekvieno kurso, kiekvieno maratono čatuose. Tavo istorija yra labai įkvepianti ir tavo ta kovos, sakykime, už save istorija yra labai įkvepianti ir aš dabar pasistengsiu atskleisti, kodėl vyksta tam tikri dalykai, ne? Man yra, ta prasme, iš kur buvo atsiradę vieni ar kiti dalykai ir kodėl jie dingsta, ne? Kodėl tu nebepyksti ant vyro, kas įvyko, tu sakai, susipažinsi su savimi iš naujo, kur dingsta visos tos emocijos. Tai ačiū tau begalinis už tą pasidalinimą ir iki pasimatymo greitų metų lieknėjimo maratone. Labai. Taip, mačiau klausimus čia. Kodėl pabriauktos svoti dar kažkas buvo? Ar laikysena ar lieknėjimo pratimai padeda sutvarkyti dubens dugną dėl šlapimo nelaikymo? Be abejo, kadangi mes ištiesinam laikyseną, mes padedame diafragmoms veikti tolygiai, ne, ir mes mokinamės kvėpuoti. Pažadėti, Jūratė, kad po pirmo maratono jau viskas susitvarkys, aš negaliu, nes ten turi būti darbas su dubens dugnu, iš tikrųjų čia daugiau reikėtų tada geriau, ne geriau, bet dalyvauti Gražaus gyvenimo akademijoje, kadangi mes ten turime atskiras treniruotės dubens dugnų. Bet kokiu atveju išsitiesinimas ir kvėpavimas tvarko šią problemą, nes aš irgi turėjau lygiai tokią pačią problemą ir daugiau jos neturiu. Ačiū Dievui, kadangi irgi pas mane yra 3 vaikai, suprantat, kad dubens dugnas pasitampė per visą tą laiką. Kodėl po priaugto svorio atsirado ir nevaldomos emocijos, pyktis ir taip toliau. Tikiuosi, maratone pavyks susigrąžinti laimingą save. Apie tai ir yra maratonas ir dabar apie tai aš labai noriu pakalbėti. Nes iš čia ir atsiranda, iš čia kyla kiekvienas, visos pasiekmes kyla būtent iš čia. Man vyras prieš webinarą tortukų atnešė, sakė, jeigu dalyvausi maratone, viskas nukris, jei priauksi. Aš visiškai esu už tortukų valgymą kartais, aš dabar buvau Ispanijoje, aš valgiau 10 vakaro paelėje, nes aš buvau pakviesta į superinę vakarienę ir man tai teikia tiek daug džiaugsmo ir maistas, kuris yra suvalgytas su džiaugsmu ir su meile, jis neina į kūną taip stipriai. Nes aš irgi žinau, kad aš atkeliausiu namo ir ryte aš iškvėpuosiu ir puikiai jausios. Tai nebus kažkoks, kadangi jau aš pasileidau, tai jau viskas. Žinot, kaip būdavo, irgi pasileidai ir jau valgai, kol galiausiai eini ir vėmė. Aš esu vienas panas irgi taip pat ir galvoju, žinai, kai jau valgai, nebegali sustoti, galvoju, prisikimšiu iki begalybės, vis tiek eisiu ir išvemsiu. Ne? Tai yra, bet kai tu, atsiprašau už Anetą, Kristina, tikiuosi tau nesutrukdys valgyti torto ir eini išvemi, tu nesijauti gerai. Tu jauti, kad tu save, ta prasme, prieš save padarai kažkokį tokį ypatingai stiprų, kaip vandalizmo aktą. Bet kai aš žinau, kad aš turiu instrumentą iš ryto iškvėpuosiu
ir tuo pačiu sustiprinsiu savo kūną, tuo pačiu teisingai panaudosiu tą cukrų ir man nebus jokių ten šuoliukų, tai tada aš jaučiuosi su savimi darnoje ir galiu leisti savo pavalgyti ir tikrai neslopinu to noro pavalgyti. Aš labai mėgstu valgyti. Man maistas yra vienas didžiausių gyvenimo, vienas didžiausių malonumų, nes taigi iš tikrųjų yra labai skanu, taigi yra taip faina valgyti, ne? O ne viskas gerai, dar nesu pasiekusi vėmimo po maisto stadijos. Tai aš ne apie tai tiesiog, kad aš kalbu apie vėmimą. Taip, aš tikrai buvau pasiekusi tą stadiją, ypač kai mes dirbau naftos platformos, ten maisto būdavo visą laiką all inclusive. Tai mes su draugė tai prisivalgydom, čia jau atviravimas apie mano gyvenimą, nes aš buvau žmogus, kuris visiškai buvo praradęs ryšį su savimi ir jam atgauti aš išleidau tikrai nemažai laiko, todėl dabar dalinuosi tuo, ką man pavyko pasiekti. Tai ką aš noriu papasakoti jums čia. Tai aš sakau, kad Marinačkai, Tai va, iš kurgi atsiranda visi šitie reikalai. Aš jums šiandien noriu duoti schemą, kalbėsim apie energijas, nes viskas, kas yra susijęs su sąmonė, su pasąmonė, su visų valdymu, jūsgi suprantat, kad viskas vyksta kitame energetinėme lygmenyje, nes kai jūs nesugebat išlaikyti svorio, tai jūs jaučiate, kad kažkas jūs valdo tai, ko jūs nesuvokite. Tai yra viena iš NLP presupozicijų, ne? Mūsų valdo kažkas, ko mes nesuvokėme. Nesuvokėme mes savo pasąmonės programą. Ir aš labai nuobliam, aš nepadariau, sakiau, prieš pat webinarą man atėjo mintis, kaip aš galiu jums tai papasakoti. Nes mes turime Dievą, kūrėją, absoliutą, kaip norite jį taip pavadinti. Ne? Tai yra kažkas, kas sukūrė visą šį mūsų pasaulio materialą. Paskui eina universali dvasia, tai yra energijos srautas, jis yra kaip upė, ne? Tas energijos srautas, universali, visuotinė dvasia. Paskui mes išsiskirsto ir mes turime savo dvasį, nes man visą laiką buvo labai įdomu, kuo skiriasi dvasia, siela, aukštesnysis aš, pasąmonė, sąmonė, kas visą tą valdo, sako, kodėl tas mano aukštesnysis aš iš karto negali perprogramuoti pasąmonės, kodėl jį reikia ten kažkaip dauginti ar panašiai, žodžiu, labai buvo daug klausimų ir jokių atsakymų ir dabar, kai man tai atrodo labai lengva, aš per šį dar laikysenos lieknėjimo maratoną aš duosiu jums gilesnės žinias. Tai va, tai skirti yra bendra dvasia, mūsų energetinis kanalas, per kurį mes visi esame sujungti. Ir kai sakome, yra bendras ten intelektas, kad viskas, mintis, kurios tau atėjo, jos galėjo ateiti ir kitam žmogui, kur mes galime prisijungti ir pasinaudoti informaciją. Ir tai yra visiškai tiesa, ir tai jau yra įrodyta ir moksliškai lygiai taip pat. Tai va, mes turime bendrą energetinę, tokį srautą, kuris išsidalyja į mūsų atskiros upelės, ten upė ir upeliai. Ir kiekvienas turi savo. Ten teka kas? Pagrindinė energija, kurią gyvena pasaulis, tai yra meilė. Tai nėra only positive vibes ir panašiai. Meilė yra visas jausmų spektras yra meilė. Ir piktis, ir nusivylimas, visa tai yra, visa tai yra meilė. Ir kiekvienas žmogus siekia meilės. Pagrindinis mūsų tikslas šiame gyvenime, ko mes siekiame, yra meilė. Ir kiekvienas jūsų noras sulieknėti, gerai atrodyti ar negerai atrodyti, kiekvienas jūsų veiksmas galiausiai veda prie to, kad jūs arba bijote meilę prarasti, arba norite meilę gauti. Panagrinėkite bet kokį savo veiksmą, panagrinėkite bet kokį savo norą ir panašiai, galiausiai tai ir bus apie meilę. Nes, sakau, meilė mūsų kaip Wi-Fi'us. Tai yra energija, tai yra ryšys, kurį mes turime. Mes negalime gyventi be ryšio, mes visi turime būti susijungę. Kai ir sakau, tie upeliai išteka, mes turime savo individualią dvasią, ir mes turime sielą. Tai yra tokia kaip kibirkštis mūsų kodas. Siela mūsų ateina tam, kad įgauti tam tikrą patirtį. Siela su mūsų kūno, ne su mūsų sąmonė, bendrauja per mūsų aukštesnįjį aš. Tai ta prasme, per mūsų aukštesnį aš. Bet tas aukštesnysis aš, tai yra tikroji jūsų sąmonė, kuri iš tikrųjų stebi viską, kas vyksta ir kuri po truputėlį auga. Auga jį arba per kančią, arba auga jį per informaciją. Ačiū Dievui, kad mes gyvename dabar šiai dienai tokiame pasaulyje, kur mes turime labai daug informacijos ir mums nebūtina yra kentėti, mes galime per informacijos gavimą auginti savo tikrąjį aš. Ir paskui nuo jo eina jau pasąmonė. Pasąmonė tai yra lyg taisyklių, ta prasme, kaip konstitucija, kur tai balta yra balta, juoda yra juoda, pavyzdžiui, apgaudinėti blogai arba ne, tam, kad pailsėti tu būtinai turi padirbėti, jeigu tu buvai gera mergaitė, štai tau saldainis ir žodžiu, ir visos tos mūsų pasąmonės programos, kurios formuoja mūsų identitetą, tai yra mūsų pasąmonės programos ir tai yra mūsų įsitikinimai, kurie
įtakoja mūsų proto priimamus sprendimus. Nes mums atrodo, kad mes sąmoningai priimam sprendimus ištekėti už tokio vyro, apsirengti štai tokią suknelę, nusipirkti va tokią mašiną, va taip pasakyti savo vaikui ar auklėti vaikus vienaip ir kitaip, bet iš tikrųjų tai valdo programos mūsų pasąmonė, nes kitaip tada visi elgtųsi vienodai. Ne, kodėl būtent tu elgiesi va taip, o jis elgiasi kitaip, o pas tavai yra tokios vertybės, o pas kitą žmogų yra tokios vertybės. Ir visa tai slypi pasąmonė. Ir visas jūsų va tas šokinėjimas, nuo svorio ten sukimasis, ne, kai aš save priaugu, paskui aš ten sportuoju labai stipriai, paskui aš vėl ten augu ir valgu ir taip toliau, viskas yra, sakau, slypi tose pasąmonės programuose ir jas tikrai galima perrašyti. Bet kas jas perrašo? Ne, jas perrašo tas mūsų aukštesnysis aš. Šiaip, kai viskas vyksta pagal planą, tai iš Dievo, aš taip vaizdžiai dabar jums papasakosiu, iš Dievo eina srautas meilės, ne, jis eina per bendrą dvasią, tą universalę, per jūsų asmeninę, per sielą ir įteka į jūs. Ir jūs turite nuolatinį ryšį, čia kaip neribotą Wi-Fi, ne, kaip neribotas Wi-Fi. Tu gyveni, tu turi pilną meilės ir tu tą meilę daliniesi su kitais, tu jauti savo vertę, tą ryšį su Dievu, viskas yra tvarkoje. Ir tokie žmonės labai aiškiai matomi. Jie nuolat dalyjasi kažkuo šauniu, jie visada žino, ką jie jaučia, ne? Jie visada nereaguoja. Va čia yra, Edita, apie tai, ką tu sakei, nes jausmas ir emocija, kuo skiriasi jausmai ir emocijos? Jausmas ateina iš išorės į mus. Ir nuo to, kaip mes lengvai priimame jausmus, nes tai irgi yra energijos pliūpsnis, nuo to, kaip lengvai tu priimi ir įsisąmonini, priklauso tavo aukštojo aš, to tikrojo aš, plėtra ar augimas. Ne, kuo daugiau mes sugebame praleisti per save jausmų, kitų žmonių jausmų ir nesureaguoti, tuo stipresnį ryšį mes turime, sakykime, su absoliutu ar su Dievu. Man labiau patinka jaustis Dievo dukra, jūs kaip norite, galite jaustis, kieno norite dukroms. Tai va, o kas yra emocija? Žiūrėkit, eina jausmas, ir jis praeina pro mūsų pasąmonės filtrus, jis lyg atsitrenkia į mus ir jau paskui į išorę išeina per emociją, per mūsų kūno reakciją ir per mūsų emociją. Jeigu buvo, jeigu jis atsitrenkia, jis tada jūs gražinate tai pasaulį. Pavyzdžiui, aš nežinau, tuoj paaiškinsiu. Jūs, tarkim, vaikas išpylė vandenį, ne? Jūs ten sėdėt arba apsipylė, arba apsitaškė ten, atkeliauja, tam tikras jausmas. Jūs galite tai praleisti ir priimti tai kaip faktą. Tai vyko kažkas, tiesiog įvyko ir įvyko. Ir jūs tai niekaip netrikdo, nežaidžia ir panašiai. Ne? Bet jeigu jūsų pasąmonėje yra programos, kad betvarkė yra gėda, kad jeigu tu negali suklysti, ne, ir jeigu tavo vaikas klysta, tu esi bloga mama ir ten yra aibė tam tikrų problemų, tai tas išpiltas vanduo ar kažkoks suteptas, nežinau, daiktas ar sulaužytas daiktas atsitrenkia į tave ir iššaukia tavyje pykčio bangą, ne, iššaukia tavyje tam tikras emocijas, kurias tu atiduodi pasauliu. Taip pat kaip ir vyras kitą, jeigu vyras tave bando smurtauti prieš tave, bet tu jauti ryšį su Dievu, nesakykime, pro tave eina meilė, tu nesureaguosi. Tau tos emocijos eis ir eis. Pasižiūrėsi, galvos, žinot, kaip buvo, aš esu 12-okė, o žmogus antrokas. Antrokas atėjo, pradėjo mane peikti, bandyti prieš mane smurtauti emociškai, ne? Pasižiūrėk, veiks, susitvarkys, visai ta pati be mane sutvarkys. Bet jeigu jo žodžiai mane žeidžia, tai reiškia, jis užtaiko į kažkurias mano pasąmoninės programas, tai, ką aš iš tikrųjų apie save galvoju. Todėl man dėl to yra skaudu, ne? Ir aš reaguoju. Emocija yra tai, ką mes išduodame į išorę. Tai va, sakau, visa esmė, bet kokiu atveju, yra apie tai, kad mes norime jaustis mylimi. Ir jeigu mes prarandame ryšį dėl to, kad mes nebegirdime savęs, ne, mums ar vaikystės verkti ten nevalia, ko tu verki, ten daug norėsi, mažai gausi, ten mums biškai apkerpa ryšį su savimi ir mes nusprendžiame, kad mes gimstame su aiškiu suvokimu. Jeigu mūsų nemylės, mes numirsime, mes negalime gyventi be mamos, mes negalime gyventi be ryšio. Ne? Ir mes bandome tada užsitarnauti užsitarnauti meilę. Palaukit, kadangi aš dar nebuvau to sukūrusi taip giliai, kad paaiškinti, aš bandysiu jums sugeneruoti labai stipriai paaiškinti. Žiūrėkit, tikslas yra padaryti taip, kad mes gautumėm tą energiją meilės,
kadangi meilės energija, tai yra ir vertės energija vidinės. Jeigu pas mane meilės yra su kaupu, aš jaučiuosi gyva. Man nereikia jos užsitarnauti iš kažkur kitur, aš jaučiu ryšį su savo prigimtimi, ne, aš jaučiu ryšį su savimi. Bet jeigu aš ten apkirpau šlangą, aš meilės nebegaunu, tai reiškia, kad aš turiu, tam, kad išgyventi, aš turiu gauti meilės energiją. Ir aš tada pradėsiu arba bandyti užsitarnauti pas kitus žmonės tą meilę. Tai atrodant gerai, būnant gera žmona, būnant gera mama, ten stengiantis darbę ir panašiai, kad kažkas mane pagirtų, kad kažkas pasakytų, kad aš esu maladėts ir kad aš esu mylima. Bet aš visą laiką gyvensiu strese ir baimėje, kad jeigu vdrūk, aš priauksiu 1 kilogramą, kad vyras mane paliks. Jeigu vdrūk, aš padarysiu kažką ne taip, mane išvarys, manęs nemylės, žodžiu, aš liksiu viena. Aš bandau visą laiką kurti tą ryšį, aš tada įsikabinu į tą vyrą, nes man atrodo, kad tai yra vienintelis mano meilės šaltinis, kuris gali man duoti kažką ir aš bandau iš jo išprašyti tą meilę. Nėra vyro, aš pradedu kurti ryšį su kuo? Su maistu, iš maisto gauti, ne, mums reikalingas ryšys. Aš pradedu gauti iš alkoholio, iš narkotikų, nes ten, ogogo, koks ryšys, pabandyk paskui nutraukti, ten yra atitinkamos būtybės, ne, pabandykit nutraukti ryšį, kurį jūs sukūrėte su alkoholiu ar su narkotikais, labai stiprus ryšys, galima dalinai pakeisti tą, dabar, dievišką ryšį su Dievu, bet faktas, kad tai yra iliuzija, nes kai mes gauname iš mūsų dieviškos prigimties energiją, mes jaučiame, kad mes gauname, mes augame, mes žydime, ne? Mes tiesiog jaučiamės antiek pilni ir laimingi, kad norisi dalinti su kitais žmonėmis. Bet jeigu ten nėra, sakau, tai yra tas pats, kaip apie Wi-Fi sakiau, kad jeigu Wi-Fi yra neribotas, tavęs prašau, mano sūnus turėjo vaikystėje neribotą Wi-Fi, pardavinėdavo mokykloje, draugams kiekvieną dieną keisdavo kodą ir pardavinėjo, kam jam negaila. Aš turiu berekėt, prašom, imkite meilės iš manęs. Aš jaučiu, kad manyje yra pilna, aš neturiu už jūsų užsitarnauti, ne, aš neturiu nieko padaryti, aš galiu su jumis dalintis. Tokie žmonės, akivaizdžiai matomi, ne, tokie žmonės niekada nebūna blogose santykiuose su savimi. Bet jeigu aš nedagaunu, tai reiškia, kad mano limitas, aš turiu limitą. Ir man nebėra iš kur gauti. Ir man atrodo, kad aš galiu gauti tik iš kitų žmonių. Ir aš kaip ir sakiau, vieni bandys užsitarnauti, o kiti bandys nuvertinti tą šalia esantį, kad įrodyti, kad aš esu geresnis, aš labiau esu vertas tavo meilės ir aš tipo atimu iš tavęs tą meilę, suprantat? Ir tai yra du santykiai, tokie toksiški žmonės, kur pasakyti, bandys tavęs nusmugdyti, vyras sakys, tu netokia, tu atrodai ne taip, tu darai tai ne taip ir iš vis tu esi bloga, kad tu žinotum, kad tu esi prastesnė už jį ir tu privalai jį mylėti, kad jis tau nevadalintų meilę. Bet tai iš tikrųjų yra dėl to, kad jis visiškai jaučiasi alkanas ir nevertas tos meilės. Tai du žmonių tipai. Ir jie ir gyvena ir nuolat, tai paaiškinsiu, nėra sąmoningumo. Todėl jiems atrodo, kad jie negeba priiminėti sprendimą, jie nežino, kuo jie nori dirbti, jie nežino, kaip iš tikrųjų jiems būtų, jie nesugeba suvaldyti savęs, nesugeba suvaldyti savo sprendimo, ką valgyti, kiek valgyti, ar sportuoti. Kodėl aš negaliu priimti sprendimo sportuoti, nes tu atkirpai save, tu nebegirdi savo aukštojo aš. Tu lieki tik, žiūrėkit, eina, aš nepasakiau, Dievas, bendra dvasia, individuali dvasia, jūsų siela, jūsų aukštesnysis aš, pasąmonė, sąmonė ir kūnas. Kūnas yra kraštinis. Ir paskui eina jau ryšys susikruoju pasauliu. Tai kūnas ir lieka pastoviai kaltas pas mus. Nes jis kraštinis aitimas, ir jis būna kaltas. Tai mes esame per stori, tai mes esame per liekni, tai aš per aukšta, arba aš per žema, plaukai mano turi būti garbanoti, arba plaukai mano turi būti tiesūs, akys per didelės, per mažos, dantis kreivi, nekreivi, kojos tokios, netokios. Mes pasižiūrėkit, visas mums atrodo, kad mes tik per tai galime išgauti meilę iš pasaulio, ne, per kūną. Ir jeigu mes negauname, mums atrodo, kad su tuo kūnu kažkas ne taip. Ir mes pradedame kūną bausti. Mes kūnu pradedame naudotis ne pagal paskirtį. Faktas, kad kūnas yra mūsų sielos instrumentas, kuris padeda mums gyventi šiame pasaulyje. Bet tai yra vienintelis instrumentas, kuris mums yra duotas. Tai yra didelė vertybė, kurią mes turime pasinaudoti, ne, tam, kad gyventi šiame pasaulyje. Nes be kūno tu negali jausti nei emocijų, nei patyrimų, niekur nuvažiuoti, niekur padaryti. Ta prasme, kūnas yra labai svarbus dalykas. Bet kai mes nebejaučiame savęs, kai mes nutraukime ryšį su savo tikruoju aš, mes nejaučiame savo jausmų, mes ta prasme, nėra vidinės savęs vertės suvokimo, ne, mes visiškai sumenkinam Dievo dovaną, ne, meilės. Ir mes liekame tik su pasąmonė, protu ir kūnu. Ir tokių žmonių šiai dienai yra absoliuti dauguma. Jie nejaučia savęs.
Jiems tas programas pasąmoninės primeta sociumas, kaip turi būti, kaip tu turi atrodyti, kaip tu turi elgtis, kokia tu turi būti lovoje, kaip tu, prasme, žodžiu. Ir jie negirdi savęs, nesupranta ir net nesupranta prasmės, kodėl aš turiu taip daryti. Sako, aš neturiu valios, aš per daug valgau, o aš, pavyzdžiui, ten va tokia. Tai ne dėl to, kad tu neturi valios, tai yra dėl to, kad tu nesuvoki, kam tau to reikia. Tu nejauti tikro savo, tikrosios savęs verties, nes jeigu aš esu labai vertinga, jeigu aš jaučiu save, jeigu aš žinau, kad aš esu Dievo vaikas, Dievo dukra ir manyje yra tiek meilės, aš neleisiu niekam iš išorės įtakoti savęs, aš duosiu savo tai, kas man yra geriausia, aš duosiu tai, kas man yra smagiausia, aš darysiu tik tai, kas mane džiugina, nes aš norėsiu toliau džiuginti ir kitus žmonės, man nereikės iš jų išprašinėti. O viskas, visada, kai jūs rašote, kad aš nesugebu, ten aš valgau, tai yra bandymas užsitarnauti ir kai nepavyksta užsitarnauti, bandymas tiesiog save nubausti per maistą, nubausti per dar kažką, sakau, arba tiesiog išlaikyti neva tą iliuzorinį ryšį su maistu. Tai vat per lieknėjimo maratoną aš nebandysiu, o gilinsiu tą ryšį, kad jūs pagaliau pradėtumėte jausti save, jausti savo norus, nes tada aiškiai supranti, vat kai šiandieną Marija pasakė, kad aš jaučiu, kad aš noriu valgyti ir aš stresuoju. Ir ji jau geba šitą savo jausmus atpažinti ir juos valdyti. Ne jausmai valdo ją ir emocijos, ir ji nesupranta, kodėl ji vėl bėga, nes kai emocija tave valdo, ji atsispindėjo ir viskas, tu bėgi prie šaldytuvo, ko tu ten atbėgai, tu nesupranti, tu supranti tik tada, kada tu jau prisivalgai. Kam tu geriai tą butelį vyno, tu nesupranti, nes tai buvo kažkokia tiesiog reakcija į kažkokį išorės dirgiklį. Nes tu pati savęs nevaldai. Yra pas tave pasąmoninės programos, kurie įjungia tiesiog šarmankė, ir yra paskui proto, arba vadinama mūsų sąmonė, kuri priima sprendimą, kuris yra grįstas pasąmoninę programą. Suprantat? Tai esminis momentas yra suvokti, kokias jūs turite tas pasąmoninės programas, kodėl jos įtakoja būtent taip jūsų gyvenimo režimą, jūsų mitybos įpročius, jūsų požiūrį į save. Paskui sukurti tikrąjį suvokimą, kas aš esu, sukurti tikrąjį ryšį su savimi ir tikrąją savęs vertę, nes kai aš tikrai žinau, kas aš, kai aš žinau savo vertę ir aš komunikuoju su kitais žmonėmis, aš neperimu iš jų transliavimo. Nes pasaulis mums transliuoja tai, ką mes apie save galvojame iš tikrųjų. Nes jeigu aš apie save taip negalvoju, aš net neišgirsiu dažniausiai. Jeigu aš eisiu ir man pašauks kas nors, ei blondinė, aš tikriausiai net neatsisuksiu, nes aš taip negalvoju apie save. Aš manysiu, kad apie kažką kitą kalbama. Ir jeigu man sakys, tu esi durnė, pavyzdžiui, bet aš nežinau, kad aš dabar protinga moteris, aš nesureaguosiu. Bet jeigu man pasakys, kad tu esi bloga mama, pavyzdžiui, o aš kažkur įsivaizduoju, kad aš turėčiau gal vaikams skirti daugiau dėmesio, tai mane žeis, nes tai yra tai, ką aš apie save galvoju. Tai va tikslas šio maratono ir šiaip visų mano programų yra padaryti taip, kad jūs tiksliai žinotumėte, kas aš. Jūs pačios renkatės, kas jūs. Kad jūs jaustumėte tiek savyje vertės, tiek savo meilės, kad kiekvienas jūsų sprendimas būtų sąlygotas tos tikrosios meilės savo, kai mums nereikėtų užsitarnauti, kai mums nereikėtų prašyti, kad mums nereikėtų bijoti, kad jeigu aš priaugsiu kilogramuką, ten ar biški man ten kažkas, kad manęs daugiau nemylės ar mane atstums. Ar aš būsiu ten kažkokia, nepriimta ir panašiai. Nes labai dažnai būna, kad jūs norite sulieknėti, bet bijote sulieknėti. Dėl to, kad draugė mano, pavyzdžiui, Marytė nesulieknės ir aš žinau, kad jinai nieko nepadarys. Ir jeigu aš sulieknėsiu, pradės manęs nemiekti, pavyzdžiui, ten man pavydėti, o man atrodo, kad jeigu man kažkas pavydės, tai įtakos kokius nors blogus įvykius mano gyvenimui. Įsivaizduojat? Tai ir paskui dėl to aš nesuprantu, kodėl aš tave blokuoju. Kur yra ta programa? Tai mano tikslas yra padaryti taip, kad jūs aiškiai suvoktumėte, kas įtakoja kiekvieną jūsų sprendimą. Kad jūs matytumėte kaip ant delno visas savo pasąmonės programas ir kai jos atsiranda, nes jos, kai aš vis dar kapstau ir aš matau, kad jų bus ir jos atsiranda naujos ir sakau, kai kuriuos vapšiai išsitraukiu, kuriuo aš net neįsivaizdavau, kad aš jas turiu, bet kad jūs turėtumėte aiškiai suvokimą, kas jūs, kokią jūs turite tą įstatyminę bazę, per prizmę, per kurią jūs matote pasaulį, ir kad jūs mokėtumėte pakeisti. Nes jeigu jūs
tas pakeitimas, sako, ribojantis įsitikinimai, ne, irgi tai yra pasąmoninės programos. Tai nėra blogai, tai labai dažnai yra gerai, jie riboja mus, jie mus saugo, nes pasąmonės tikslas yra nepadaryti tave laimingą, sėkmingą ar panašiai, apsaugoti tave, ne, net būti tame, kas tau yra pažįstama. Jie riboja ir apsaugo nuo tam tikrų blogų dalykų. Tiesiog, kai mes auginame savo tikrąją sąmonę, ne savo aukštesnį aš, kai mes pradedame suvokti, kas mes ir mes augame, sakykime, viduje, mums jau tampa ankštoka tose ribojančiose įsitikinimuose. Ir mes tada paimam, tada aš jau šitą pakeisiu, šitą dar paliksiu, ne? Su šito man komfortiškai ir jis man netrukdo, nes ne visada ribojimas yra blogai. Dabar jau taip sudemonizavo tos ribojančius įsitikinimus, kad jie yra neva labai labai prastas kažkoks dalykas. Ne, ribojantis įsitikinimai mums yra reikalingi. Tiesiog mes turime ant tiek stiprų ryšį susikurti su savimi, kad mes žinotume, peržiūrėję jos, kas mums tinkama, o kas mums netinkama, kas mums jau atgyveno ir aš tada sąmoningai priėmu sprendimą tai pakeisti. Nes tiesiog, kas sakyti afirmacijas, aš tą padarysiu, aš esu graži, aš graži, kai tu neturi ryšio su savimi. Tai yra tiesiog dar vienas būdas save ta prasme, kankinti. Tai yra vienas iš kankinimo būdų. Ir tu bandai naują, ta prasme, kaip plokštelę, ne, groti ant senos. Taip neveikia. Tam, kad pokytis būtų ilgalaikis, tam, kad jūs tikrai matytumėte save kitaip, nes jeigu aš žinau, kad aš esu mylinti save moteris, kuri yra labai vertinga, kuri gyvena nuostabiausią gyvenimą, savo sveikiausiame kūne, faktas, kad mano sprendimas, kai aš prieinu prie lėkštės ar kažką, bus vienoks. Jeigu aš galvosiu, kad aš esu nevykėlė, kuri neverta meilės, kuri viską daro blogai ir ką bedarytų, nedaveda iki pabaigos, faktas, kad mano sprendimai bus visai kitokie. Ne? Tai va. Esu nenorėjus sulieknėti ir buvau stora. Ūgis, svoris buvo 7,5 ir daugiau tiesiog nebelipau ant svarstyklių, nes nenorėjau patikti vyrams. Taip, o paslaptis paprasta, visuomet atsirasdavo vyrai, atsiras vyrai, kuriems patinka įvairios išvaizdos moteris, nesvarbu, kiek sveri, o dėmesio gausi. Tada suvokiau, kad savo turi būti graži, ne kitam. Ta prasme, bet mes savo esame gražios ne tada, kada mes pasiekėme ten atitinkamą lygmenį, ne? Kai aš jaučiu, kad aš noriu, dėl savęs, ne, aš myliu, pavyzdžiui, savo dukrą, ką aš darau? Aš ją rengiu, ne, aš darau dėl jos ten kažkokius mielus dalykėlius, ne, mes su ją leidžiame laiką ir panašiai. Tai lygiai tas pats dėl savęs. Ne, atrodysiu gražiai ir tada save mylėsiu, bet mylėsiu save ir padarysiu viską, kad aš būčiau maksimaliai graži savo. Ne, tada tai veikia, be abejo. Kai mes bandome pasiekti kažkokį rezultatą tam, kad patikti žmogui, mes visada gyvensime baimėje. Visada, nes ne tai, kad aš transliuoju ir susikonektina su manimi žmogus, kuriam tai irgi vaibina, ne, kurios su manimi yra vienodos vertybės, kuris mane pamatė, tokia, kokia aš jaučiuosi, man yra gerai ir mes susitikome ir suėjom. Tada nėra baimės prarasti tą žmogų, nes aš atėjau pilnai į šį santykį ir jeigu bus kažkas ne taip, aš pilnai išeisiu. Aš neprisirišu prie jo, aš neprilimpu ir man netrodo, kad tai yra, o Dieve, mano gyvybės ten šaltinis. Ne, aš turiu savo gyvybę, aš viską darau dėl savęs, kaip man yra gerai. Aš darau kiekviename žingsnėje viską. Tai nereiškia, kad aš esu egoistė ir man visiškai nesvarbu, kaip jaučiasi kiti žmonės. Bet nebus taip, kad kažkam yra gerai, o man yra blogai ir mes taip važiuosime. Ne, taip nebus. Turi būti ir man gerai, ir kitam žmogui gerai. Ir jeigu jam yra negerai, kai man gerai, o man yra negerai, kai jam gerai, mes tiesiog tikriausiai turėsime vienas kitą paleisti ir nebijoti, be visų tų prieraišumų. Kaip laukiu pradžios maratono, gal yra kokių rekomendacijų, namų darbų, ką galima padaryti iki 28 dienos. Taip, merginos, mes turime jau čatą ir taip, nusitikti maloniam darbui. Jau aš pradėsiu po truputėlį komunikuoti, nes aš biškai prijungsiu ir Norų maratoną, nes bus kaip tik jaunatis, mes ne šiaip savo startuojame, padarysime tam tikrus dalykėlius. Aš tikriausiai įkelsiu ir šį maratoną perkelsim iš Norų maratono tam tikrus meditacijas, ypatingai kas liečia susijungimą su savo vidiniu vaiku, tam, kad išgauti ryšį. Nes panos, viskas yra apie tą suvokimą, ryšį su savimi, apie tą besąlyginės meilės, Wi-Fi'aus beribio gavimą. Nes mes turime, visą srautą, kuriuo galime naudotis. Ir mums tada nereikia užsitarnauti, mes tada galime eiti ir tiesiog džiaugtis tuo, daryti tai, kas mums teikia malonumą ir džiaugsmą, o ne bandyti iš savęs kažką išspausti ir išgauti. Tai va, tai maratone esminis momentas bus apie grąžinimą savęs, savo verties.
suvokimą, ane, iš tikrųjų išjautimą, kad reikėtų ne tiesiog savo nuolat sakyti, aš esu vertinga, aš galiu, ane, ir nekovoti, bet tiesiog jausti, kad aš esu wow. Aš esu tikra Dievo dukra, ne? Ir tu esi tikra Dievo dukra, ir tu esi tikra Dievo dukra. Tai nereiškia, kad aš esu aukščiau, o tu esi žemiau, bet aš niekada nesu žemiau. Nes pabandykit, kad jūsų vaiką, pavyzdžiui, kažkas nuskriaustų, kas turite vaikų, nuvertintų, nesvarbu, ar jis yra mažas ir kažkas nuvertina jį, ar jis yra didelis ir jį kažkas nuvertina. Tai kodėl mes nuvertinam save? Aš atrodo, gerklę perprieščiau savo vaikus. Bet kai tai liečia mane, liesdavo, tarkim, aš leidžiu savo nusivertinti, daryti tai, kas man neteikia džiaugsmo, svarbu, kad kažkam kitam būtų gerai. Taip, dėkui, Marina, seniai norėjau prisijungti prie bendruomenės, viskas artima, ką pasakoju, dėkui už gyvą ir tikrą žmogų, kuris esate, ačiū labai. Tai aš labai norėjau, kad tai būtų ne tiesiog toks teorinis maratonas, o kad aš čiūčiut išjudinčiau jūs, nes labai daug yra kalbama apie instrumentus. Protarpinis badavimas, toks badavimas, keto dieta, ne keto, čia toks sportas, čia toks anoks sportas, viskas, ką aš duodu, tos pratimus, jie yra gerai, bet tai yra instrumentai. Kol nepasikeis čia, nes aš ne per pirmą maratoną, man taip atrodo, aš net nedaviau. Šiandien Marija sakė, kad kai prasidėjo psichologiniai eteriai, pradėjo keistis viskas. Nes instrumentų gali būti aibė, iš tikrųjų yra ir toks sportas yra fainas, ir toks, ir čia jame galima sulieknėti, ir tame galima sulieknėti. Bet kodėl žmonės atrodo lieknėja, ten, sakau, važinėja ant tų kalnelių ir niekada nepasijaučia tikri savimi, niekada nepasijaučia laimingi. Mano tikslas nėra jūsų ten 2 kilogramai svorio ten numetimai ar panašiai. Mano tikslas yra, kad jūs pasijaustumėte nuostabiai savo pačių kūne, kad jūs jaustumėtės nuostabiai savo pačių gyvenimuose, kad jūs atsibūstumėt kiekvieną dieną ir galvotumėt, wow, koks fainas mano gyvenimas. Ir ką aš galiu dar dėl savęs nuostabaus padaryti, kad švytėti, kad džiaugtis, kad aš galėčiau dalintis su kitais, nelaukdama, kad man kažkas duos. Nes meilė yra apie gausą, ne apie deficitą. O mes dažnai gyvename deficito sąlygos. Tai va, tai kas liečia energetinius dalykus, tai tikrai mes kalbėsime būtent apie tai ir visos savaitės, kadangi pasakau, bus 4 savaitės, tai mums dasidės dar vienas psichologinis eteris. Bus praktiniai užsiėmimai, kaip atpažinti, kokios yra pasąmonės programos, kaip atsistoti, jūs irgi dabar galite, kai nusistatote tikslus ir kodėl, kas trukdo man sulieknėti. Ir jūs išgirsite tam tikrus dalykus savo galvoje ir labai fainai yra išgirsti, kieno balsų tai kalbama. Ir žodžiu, kad tai transformuoti, reikia tai iškelti į paviršių. Kokiu laiku ir kaip dažnai viskas vyks. Ar bus įrašai? Be abejo, bus įrašai, šiaip treniruotis pradedamos po 5:20, kadangi 6 ryto aš jau turiu Gražaus gyvenimo akademijoje eterius. Ir dalyvauti gyvai nėra būtina, kas norit galite, rekomenduotina, bet nėra būtina, nes mes turime ir Tenerifė gyvenančių merginų, ir Šveicarijoje, ir Norvegijoje, ir visur, ir UK, ir Airijoje, ir ten būna 2 valandas, o gal daugiau, kažkur ir daugiau, tai jeigu pas mus yra 5, pas jų 3, nukeltis 3 ryto tikrai nėra būtinybės. Jūs darykite tai savo režimu, kai jūs atsibundate, tiesiog esminis dalykas yra atlikti kvėpavimo pratimus ant tuščio skrandžio. Manęs klausinėja, kai sportuoja, kad nėra gerai daryti tai ant tuščio skrandžio, nes pradeda organizmas tada valgyti būtent mūsų raumenis. Jeigu jūs sportuojate atitinkamomis technikomis, taip, bet kadangi mes įjungiame kvėpavimą ir atitinkamą kvėpavimo metodikas kartu su jėgos ar su tempimo pratimais, mes apeiname tą mechanizmą ir mes tada targetuojame, mes nukreipiame dėmesį būtent į riebalą. Mes apeliuojame į riebalą ir deginame riebalus. Tai esminis momentas, kad skrandis būtų tuščias ir dėl to, kad diafragma turi veikti ir tada skrandis guli po diafragmą ir mes tada ją pumpuojame ir tai yra tiesiog negerai fiziologiškai, bet ir būtent kas liečia riebalų deginimą. Ar tai galima daryti vėliau? Taip, bet tada po jūsų maitinimus iš tikrųjų turėtų praeiti jau gerai 3 kokias valandos, pavyzdžiui. Aš gyvenu Ispanijoje, visus pratimus dariau tik iš įrašų. Taip. Jį myliu, jaučiu savo pagarbą, žinau savo tikslus. Tai gal šis maratonas ne man, Dovilė, aš nežinau. Jeigu yra noras sulieknėti, tai maratonas gali būti naudojamas kaip įrankis sulieknėti. Jeigu pas mane viskas yra gerai, bet aš noriu stangraus, sveiko liekno kūno, tai aš ieškau savo galimybių
rasti pratimus. Tai jūs galite panaudoti šį maratoną kaip tiesiog pratimus ir kaip instrumentą pasiekti atitinkamiems tikslams. Ne? Jeigu kūnas yra lieknas, jeigu aš viską žinau apie save ir viską susitvarkau, tai kam tada jums aš, ta prasme, nebent kažką pagilinti žinioms ir panašiai. Bet jeigu yra poreikis pasiekti atitinkamą tikslą, taigi čia ir nebus vien tik teorinės žinios, tai yra nuostabus instrumentas, kuris padeda moteriams pasiekti atitinkamus kūno tikslus. Sveiki, noriu įsigyti maratoną, gyvenu Norvegijoje ir nesinaudoju pateiktais atsiskaitimo būdais. Ar yra galimybė atlikti apmokėjimą kitų būdų, pavyzdžiui, PayPal. Parašykite, prašome, mums laišką mokymai@marinašpak per sh.lt. Jeigu aš esu, kitų, parašykite komandą, prašau. Parašykite komandą, prašau, e-mailą, kuriuo reikėtų kreiptis, mes tikrai rasime būdą. Ar sunkus pratimai? Neturiu patirties su jais, įveiksiu, būtinai Miglė įveiksit, nes, atlieka viso. Faktas, kad atėjus pirmą kartą, atrodys, kad, aš čia nesuprantu, čia kada įkvėpti, kada iškvėpti, kaip tą koją pakelti ar ką daryti, bet jau į maratono pabaigą dauguma moterų sako, man jau visai faina, nes paskui kartojasi tie mūsų kompleksai pratimų ir tampa vis lengviau ir daug paprasčiau. Parašykite, kas dalyvaujate, kas patyrėte tą tokį patį, pavyzdžiui, pojūtį, kad nežinau, ar man pavyks ir pradžioje atrodo sunku, o paskui ir viskas nuostabiai pavykdavo. Pasidalinkit panos patirtimi, tai irgi yra labai svarbu. Labai noriu, bet šį kartą negaliu. O kada bus kitas maratonas? Labai noriu sudalyvauti. Kitas maratonas bus, aš turbūt suprantu, kad darė irgi, ne? Kitas maratonas bus rudenio. Man sunku šiek tiek visą laiką dabar tiksliai pasakyti, kada ir kas, nes aš vis dar gyvenu tokiam, dabar aš skiriuosi, o paskui aš planuoju emigruoti ir pasakyti, kada aš turėsiu galimybę, tiksliai negaliu. Bet rudenio tikrai turėtų būti laikinėjimo maratonas. Aš jau 2 metus svajoju apie Marinos kursus, bet vis per brangu, žaviuosi jūsų elegancija. Ačiū labai, Laura. Kartais reikia nueiti į kokį nors pirmą maratoną, pradėkite, nors noriu jau tokio kaip ir noriu nebebus. Tam, kad pakeisti, kodėl mes neturime pinigų? Nes pinigai yra ta pati energijos atitinkama forma, nes yra tam tikri ribojimai, kuriuos mes apie save galvojame. Tai yra mūsų savęs suvokimas, nes finansai lygiai taip pat kaip ir kitas rezultatas, kai sakėte, pavyzdžiui, rūkymas ir panašiai, viskas gyvena mūsų pasąmonėje. Tikrai taip, fascijos buvo ir sunku, bet po to super duper. Miglė, juk būk pasiruošęs keiktis, bet kasdien bus vis lengviau. Taip, darė jūsų, čia kita darė. Yra ką veikti, kvėpuoti ir daryti pratimus, bet su kiekviena treniruotė būna lengviau. O tikrai pratimai įveikiami, mano antras lieknėjimo maratonas bus ir aš pasiruošus kibti darbus. Pirmam neapšildinėjau kojas. Ar apšildinėjau kojas. Pradžioje atrodydavo sunkus pratimai, vėliau viskas gaunasi lengvai. Taip, visada yra, ne, jūs atsistatote, sėdate už mašinos vairo, jūs važiuojate ir aš pradžioje atrodo kosmosas, kaip čia reikia ir bėgius perjunginėti, ir pedalus spausti, dar žiūrėti, dar veidrodėlį žiūrėti. O jeigu kalbėtų, dabar važiuoju, dažausi, kalbu telefonu, ten geriu kavą ir viskas spaudinėjasi ir apie nieką negalvoju. Reikia pradėti ir žinoti, kodėl aš tai darau, ką aš duodu savo kūnui geriausia, kokiu tikslu aš tai darau ir kas bus, pabaigoje. O blemba, vaikai išgirs iš mamos, vadinasi, žodinėlį kokį negirdėjo, dar kartais reikia ir vaikams išgirti. Taigi, kas bus, ne? Tai bus kvėpavimo ir jėgos pratimai, mes turėsime pratimų laikysenos koregavimo, mes nuo jų pradėsime, kad jums būtų paprasčiau. Dabar tik webinaro metu aš supratau, kad bus naujų merginų, moterų ir tam, kad jums lengviau eitųsi lieknėjimo pratimai, mes pradėsime, išjudinsim laikyseną ir paskui visą tai bus įterpta ir todėl mes dar savaitėlę pailginsime mūsų visą maratoną, kadangi tai bus kombo. Ir kaip ir sakiau, pasąmonės programų perrašymo metodiką mes kursime tikrą glaudų ryšį su savimi, o tos, kurios jau dalyvavo, gilinsime jį dar giliau. Taip, Marinos maratoną įgavęs, sakiau, kad dabar praleisiu ir vėl esu maratone. Dalyvauju, aš mačiau šiandien pasidalinimą. Taip, mityba ir metabolizmo reguliavimas. Kaip ir sakiau, kad svarbu ne tik kalorijos, svarbus yra hormonai, kvėpavimas
ir uždegiminiai procesai. Mano mitybos planas skirtas jums bus ne tik apie kalorijų sumažinimą, bet apie tai, kad sutvarkyti jūsų žarnyno mikroflorą, tam, kad sumažinti žarnyno pralaidumą, tam, kad sumažinti pilvo pūtimą, tam, kad paskatinti visą metabolizmą, užsukti į visą metabolizmą. Ne? Mano tikslas yra sveikas jūsų kūnas, mano tikslas, nes aš manau, kad sveikas kūnas jis visą laiką bus pakankamai tvirtas. Manęs nedomina padaryti iš jūsų fito neškas, kaip aš vadinu, ne, tas didžiasis sportininkas, kur bikinė, fitness bikinė. Mano tikslas padaryti taip, kad jūs galėtumėte valgyti tai, ką jūs norite, jeigu norite ten kartais ir išgerti, gyventi ne dietų ir kažkokių ribojimų režimų, nebausti savęs, gyventi nuostabų gyvenimą, kai jūs galite savo šiandien leidžiu daugiau, šiandien leidžiu tam pavyzdžiui mažiau, gyventumėte nuostabiai ir tuo pačiu sveikai. Ir kad jums užtektų energijos pildyti visas jūsų svajonės gyvenimą. Taip, kaip ir sakiau, vienas planas bus veganiškas, vienas planas bus visavalgiškas, tai galėsite rinktis arba daryti, pavyzdžiui, vieną savaitę vienokį, kitą kitokį, jeigu jūs esate visavalgiai. Su veganais, aišku, šiek tiek sunkiau, pas jūs daugiau apribojimų. Tavo paskaitos taip pat veria akis, duoda suvokimą 100%. Ačiū labai, Jurgita. Turite patarimų, kokius kraujo tyrimus pasidaryti ar panašiai, skydliaukės, hormonus? Iš tikrųjų, ne, aš nesiemu dalinti tyrimus, ta prasme, maratono metu aš galiu pasidalinti tuo, ką aš dariau, arba bet yra specialistai, kurie apie tai kalba. Aš žinau, kad natūraliai susitvarko tam tikri dalykai, dauguma dalykų tik pradėjus kvėpuoti. Tai esminis, pagal ką aš reguliuoju, tai yra dr. Jasonas Fangas, Medical Medium, Vincentas Pedre, Ronda Patrick, Matthew Walkeris ir dar keli specialistai nauji mano arsenalė, kurių pagrindų aš kuriu savo, būtent kas liečia mitybos programas. Ačiū, Marina, tu kaip visada nereali. Labai ačiū, labai laukiu maratono, iš noro maratono į lieknėjimo šokų. Tai yra nuostabu iš tikrųjų, ne? Kodėl, kaip ir sakiau, kodėl paskui parašysiu apie maratonus? Nes aš esu nukreipta į ilgalaikę perspektyvą. Aš niekada nesilaikau dietų, aš esu kelis kartus bandžius laikytis ten dietų, bet tai yra ne man, nors aš dariau ir negerus dalykus su savo kūnu ir tikrai baudžiau ir sunku man buvo tam tikrais gyvenimo etapais, bet aš esu labiau maratonininkė negu sprinterė, ne? Tai va, pasiekti ir paskui nukrysti, prakrysti ir dar ten priaukti, tai yra ne apie mane, ne? Jeigu jums patinka kalneliai, tai jūs į maratoną geriau neikite. Jeigu mano sistema, kurią aš kuriu, tai yra apie ilgalaikę perspektyvą, tai yra apie tai, kaip išmokyti jūs, sakau, nekovoti, bet gyventi darnoje su savo kūnu. Mes keičiame požiūrį, mes keičiame mąstymą, mes keičiame matymą pasaulio ir savęs, o kartu natūraliai keičiasi kūnas. Nebus taip, kad aš tiek stipriai jaučiu save, kiekvieną savo jausmą, kiekvieną savo emociją, žinau kiekvieną savo norą, jaučiu, kas man yra geriausia ir einu ir prisivalgiau kažkokių nesąmonių. Taip nebus, panas. Jeigu jūs jaučiate pagarbą, jeigu jūs jaučiatės nuostabiai, jūs tikrai rinksitės viską, kas yra nuostabiausia jums. Kodėl aš renkuosi būtent maratonų formatą, tai visų pirma, man jis pasiteisino labiausiai, nes kursui įrašyti ir paleisti, tai yra vienas dalykas, ir kai yra kursas ir nėra gyvo to tokio bendravimo, moteris perka ir dažnai nedaro. Mano tikslas yra rezultatas. Padaryti ir parduoti nėra sunku, bet aš labai tikiu karminiais dalykais ir kadangi aš jau išsirinkau tokį kelią, aš darau viską, kad užtikrinti, kad jūs turėtumėte rezultatą. Kai jūs esate apribotos laike, kai jūs įsipaišote, mes darome, aš darau, nes aš prisiimu atsakomybę, nes aš tiksliai žinau, arba aš turiu sumokėti normalius pinigus, kad aš daryčiau. Nes jeigu aš nusipirksiu kokį nors kursą, ten 10 eurų, aš jau iš vis nedarysiu, nes negaila. O kai aš jau įsipaišiau, kai aš susimokėjau, aš einu ir darau, man turi būti arba finansai, ir apribojimas laikė, nes kai žinau, kad bus prieiga trumpą laiką, aš turėsiu padaryti. Nebus taip, kad aš galiu ras ir nepadariau. Aš asmeniškai iš savęs prisiimu atsakomybę, todėl aš darau tai, o moterims tai įpareigoja. Daug geresni rezultatai moterų yra po maratonų negu kad po įrašytų tiesiog kursus. Ir kadangi aš kiekvienais metais, sakau, nuolat aš mokinuosi, nuolat aš gilinu žinias, man gaila būtų įrašyti kursą ir pažiūrėkit po 2 mėnesių, 3 aš žiūriu ten ir galvoju, pasenusios žinios, aš jau žinau tiek daug daugiau, man jau norisi pasidalinti kažko daugiau, o pasidalinti negaliu, nes kursas jau yra rašytas. Tai yra viena iš tokių priežasčių, kodėl aš renkuosi maratonus. Ir maratonų formatas leidžia man keisti pratimus, nes kodėl tai mes darome dabar kelis kartus per metus, kodėl maratonas yra gerai, nes mūsų kūnas pripranta, net ir kai yra kvėpavimo pratimai, kvėpavimas ir jėgos pratimai,
jeigu jos darant ilgai, kūnas pradeda adaptuotis ir jau tai nebėra taip veiksminga. Mes turime keisti jėgos pratimai, paskui tempimo pratimai, ne visi ten barai, žodžiu, tai leidžia man sukurti skirtingą poveikį jūsų kūnams, nes jūsų kūnai yra irgi skirtingi ir aš vis bandau padaryti sistemą, kuri būtų tokia universalesnė. Ir tai padeda man išsukti jūsų kūnus skirtingų kampų, paveikti juos per skirtingą prizmę tam, kad išgauti maksimaliai gerą rezultatą. Ir 2-3 kartus per metus pakeitus pratimus tikrai galima gyventi nuostabiai liekname kūne, valgyti ir nieko savęs neapriboti. Taip, kaip ir sakiau, turėjo būti 3 savaitės, bus 4 savaitės, bus 5 skirtingi pratimų kompleksai, bus dar laikysenos kompleksai, čia žiūrėjau, neįtraukta yra, bus psichologiniai eteriai, turėjo būti 3, bus minimum 4, bus mitybos rekomendacijos mirtybos planas, receptai su, pilni receptai su gaminimo, nurodymais, kaip gaminti, mes suteiksime jums palaikančią bendruomenę, tai yra nuostabiausia bendruomenė, aš tokios nesu patyrus, niekada mačius, kad tiek daug moterų gyventų, kad tiek daug moterų gyventų kartu darnoje ir nebūtų jokių ginčių, kad nebūtų kažkokių ten nesusipratimų, aš atsakau, dar to nesimačius, ačiū tau labai Dieve, ir kiekvieną dieną dėkoju už tai, kad pavyko sukurti tokią bendruomenę, nes jūs žinote, kad vienas laukia nekarys, kai mes ką nors norime, mums visą laiką, kai mes matome, kad kiti daro tą patį ir kai man būna nuosmukio diena, pavyzdžiui, ar kažkas pakibau ant emocijų, nesugebėjau, pavyzdžiui, susivaldyti, aš irgi, žmogus, ta prasme, ir būna emocijos, ir kai aš žinau, kad aš turiu palaikantį ratą, įeinu ir ten sako, blin, aš irgi jaučiausi taip šudinai, bet padariau, pavyzdžiui, pratimus, ten ir padariau, va, čia suvalgiau, va, toks buvo receptas, toks skanus, ir žiūrėk, įsipaišai, padarei ir jau jautiesi iki vakaro visai kitaip. Todėl bendruomenė yra labai reikalinga. Mes esame tai, kas mūsų supo. Pasakyk man, kas tavo draugas, aš pasakysiu, kas tu. Ir siekiant naujų tikslų, siekiant kažko naujo, turėti bendruomenę, tai yra sėkmės garantija. Jeigu jūs einate vienas, jums bus 10 kartų sunkiau, negu kad kai jūs einate ta prasme, einate su kompanija. Pokalbių kanalas, kuriame dalyvauju ir aš, tai yra galimybė užduoti man klausimus, pažymint mane atitinkamai, tai aš atsakinėjau klausimus, vedu eterius tiesioginius ir eterių metu atsakinėjau klausimus taip pat. Tai be abejo, kaip visada sakoma, kad geriausias laikas pokyčiams yra ne kažkada, ne rudenį, ne žiemą, o geriausias laikas pokyčiams yra dabar, nes kuo anksčiau mes pradedame, tuo mažiau pastangų, tuo mažiau nervų, tuo mažiau ir pinigų reikia išleisti tam, kad jaustis ir atrodyti nuostabiai. Šio webinaro metu, tik šio webinaro metu, iki kol mes pabaigėme, su kodu Gazelė lieknėjimo maratoną galite įsigyti vos už 77 eurus vietoje 115. Ne, matai, Petro, su kodu Gazelė iki vakaro. Aš palaukit, pasižiūrėsime. Kodas Gazelė. Gazelė. Toj sekundę. Nemačiau ten klausimų. Oi, kiek daug visokių. Gazelė. Jo, kodas yra Gazelė. Mokėt vardas. Jeigu yra klausimai, kuriuos turėčiau, bus sunku, kol nepamatysite Marinos energijos per maratoną. Po pirmos dienos jau laukia antros rezultatai, džiugina greit. Labai gerai, ačiū labai. Ir pinigais neįmanoma įvertinti. Jei reiktų, tai jų kaina tikra dovana kiekvienai, nes po maratono tai jau jaučiausi apdovanota ne kitaip. Dėkingumas begalinis, ačiū Jums, Marina. Ačiū labai Jums, mergaitės. Taip, labai užkabino savęs pažinimo tema. Gal turite daugiau seminarų ar paskatų papildomai? Natalija, tai, ką aš duodu maratonų metu, patikėkit manim, bus tikrai labai gilu ir bus tikrai labai daug. Kiekviena paskaita yra minimum 1,5 valandos. Aš stengiuosi išgvildenti temas labai giliai. Dabar eisime dar giliau. Taip. Tai yra dar ne viskas, taip, visos įsigijusios. Šį kartą aš duodu pirmą kartą dovanas, dalinu tokias, kad perkant lieknėjimo maratoną, kol vyksta šis webinaras, jūs automatiškai, kai jūs perkate čia dabar ir visos, kurios įsigijote prieš tai taip pat, ta prasme, visos, kas buvote jau maratonos, ar jūs esate Gražaus gyvenimo akademijos narės, jums visada yra dovanų lietus. Tai perkant iki webinaro pabaigos dalyvavimą maratone, jūs dalyvaujate loterijoje, kurios metu bus sužaisti 3 prizai. Tai bus mano asmeninė ilga konsultacija, kur mes kalbėsime apie viską, kur aš išnagrinėsiu jūsų laikyseną, kur aš išnagrinėsiu jūsų
visas pasąmoninės, sakykime, giliau problemas, ne problemas, bet programas, pasižiūrėsime struktūriškai jūs, kur iš tikrųjų gali slypėti struktūriškai jūsų problema, kur gali slypėti kabliukai, kurie neduoda jums išjudėti į priekį. Tai bus pirma mano tokia dovanojama ilga konsultacija. Aš jos net neapriboju laikę, tai bus pokalbis, kurio metu mes nagrinėsime ir žiūrinėsime, kur aš galiu padėti jums daug stipriau ir geriau pasiekti rezultatą. Tai va, tai bus tokia turbūt didžiausia dovana, jos vertė, mano konsultacijos vertė yra 365 eurai, kadangi dalyvavimas metų Gražaus gyvenimo akademijoje kainuoja panašiai kaip mano viena asmeninė konsultacija, bet iškratysim, išnagrinėsime jūs ląstelių lygmenių nuo mitybos įpročių, jūsų žarnyno veiklos žodžių iki, sakau, pasąmonės programų ir priežasčių ir pasiekmių visų dėsnių. Taip, o kaip taip, o GG narėms čia pirkti ar per GG komandą, prašau, atsakykite tą klausimą, gerai? Tai va, antras prizas, kuris bus išloštas, tai bus 50% nuolaida pasirinktam kursui, bet kuriam šiai dienai prieinama mano kursui, jūs turėsite 50% nuolaidą. Ir trečia dovana bus kursas Ryto magija dovanų. Mes ateiname į vasarą, kursas Ryto magija, tai yra trumpas 15 minučių savimasažo kursas, tokia kaip masažo paraštukė, kur aš išmokinau trumpai ir jūs galite ją naudoti ten, ar kai jūs važiuojate atostogų, ar jeigu jums tai iš vis yra nauja, jūs niekada nedarėte savimasažų, tai jums tai bus tobula tam, kad pradėti, arba aš turiu visą laiką ją su savimi kelionė, kai, žinot, nėra laiko, atsibudau 15 minutėlių ir aš esu be patinimo, esu vėl žvali ir graži. Tai va, tai šias 3 dovanas mes išlošime, kaip išlošime, ne, turbūt galim sakyti. Bus lošimas, kurio metu bus padovanotas 3 šios dovanos. Taip, tai aš pradėsiu atsakinėti jūsų klausimus, mergaitės. Va, ir yra laikas klausimams. Aš labai laukiu visų, aš žinau, kad šis maratonas nėra, sakau, vien apie lieknėjimą. Kadangi lieknėjimo tema jį yra tokia labai, opi, nes jį yra labai skaudi, nes labai daug moterų per tą bandymą būti lieknomis siekia meilės. Ir tai yra, tai yra mūsų pagaunantis trigeris, nes jeigu tu esi, nelabai pakankamai liekna, tu jau nebe tokia graži, žodžiu, ir tada tu darysi viską, kad pasiektum tą rezultatą. Tai todėl jis vadinasi lieknėjimo maratonas, bet jis tikrai nėra apie lieknėjimą, nes mano tikslas yra padaryti taip, kad kuo daugiau moterų būtų stiprios vidumi, stiprios ryšių su savimi, stiprios savęs suvokime, kad niekas negalėtų pajudinti jūsų suvokimo, kas aš. Ko aš verta, ko aš noriu, kur aš einu, nes kai aš tiksliai žinau, aš ten ir einu. Ir visas tas baltas užėsys, kuris vyksta iš išorės, visi žmonės, kurie bando mane sumenkinti tik dėl to, kad jiems patiems trūksta meilės, ne dėl to, kad jie yra blogi, jiems tiesiog trūksta meilės. Ir jie kitaip nemoka, kaip numenkinti tave, kad pasijausti, kad jie verti tos meilės, nes iš tikrųjų jie taip nesijaučia. Tai vat ir visi tie vyrai mūsų, kurie bando mūsų sumenkinti, tai yra apie tai. Tai vat mano tikslas yra padaryti tai, kad jūs jaustumėtės nuostabiai. Kai jūs pasižiūrėjai, galvoju, kas čia kalba? Kalbam vėl. Tai va. Taip, Marina, jei norisi sulieknėti, susirasti partnerį, daryti savo sprendimus gyvenimą, bet visą atidedi, bijai, kaip galvojat apie ką čia, kaip savo padėti. Jei norisi sulieknėti, norisi susirasti partnerį, daryti savo sprendimus gyvenimą, tai pradėti reikia nuo suradimo ryšio ir suvokimus, kokie yra tie sprendimai, kam sprendimai, į ką turi atvesti mane sprendimai, ko aš noriu šiame gyvenime, kas aš išvis, kur aš einu, nes kaip aš surasiu partnerį, jeigu aš galiausiai kol kas nežinau, ko aš noriu, kokius sprendimus aš priimsiu. Tai vat mes tą reikia išnagrinėti, Aurelija, aš tikriausiai, tai lieknėjimo maratoną. Nes tada atsiras ir suvokimas, ką man reikia sulieknėti, ką man tai atneš. Ar man tai yra apie tai, kad aš sulieknėsiu ir bandysiu kažkam įtikti, ar tai man tiesiog duos daugiau energijos, nes sveikas kūnas tada, kad aš galiu kopti į kalną, kad aš galiu bėgti, kad aš galiu užsidėti rūbą, kuris man patinka, kad aš turiu energijos. Tai va, tai čia yra tiesiog blokas, kažko Aurelija bijai, tai yra kažko bijai, arba kadangi nežinai, kur eini, bijai susirasti partnerį, kuris bus tau netinkamas. Nežinai, kaip
nuskenuoti, ar tu apčiai esi man tinkamas žmogus ar ne. Kaip sužiūrėti, kokias yra vertybės. Nes tam, kad gyventi su žmogumi, tam, kad draugauti, bent jau bendrauti, mes turime turėti dvi vienodas vertybės. Jums turi būti, jūs žiūrite socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, jūs mane stebite, dėl to, kad kažkas jums vaibina. Mano požiūris į kažką, ne, arba mano ten, aš galiu mėgti šunys, pavyzdžiui, ne, arba man grožis, pavyzdžiui, gali būti vertybė, ar dar kažkas, mokslinis pagrindimas, ten arba aš daug dirbu, arba žodžiu. Turi būti dvi vertybės, kad mes iš vis jaustume kažkokį connectioną, galėtume bendrauti. Kad mes galėtumėm draugauti, mes turime turėti 3 pamatinės vertybės. Nes jeigu mūsų vertybės, kas yra vertybės, tai kas man yra svarbu, turi sutapti su to, kas tau yra svarbu, nes tada mes turime sąlyčio taškus. O tam, kad mums turėti santykį ir meilę, mes turime turėti 5 minimum sąlyčio taškus ir matyti pasaulį vienodai. O jeigu Aurelija, tu pati nežinai, kas sudaro tavo pasaulį, kas yra tavo vertybės, apie ką tu, kaip tu gali surasti kitą žmogų. Ne? Tai mūsų tikslas yra suformuoti tavo savęs suvokimą, stabilų savęs suvokimą, kad žodžiu, nebandyti pritapti prie kitų žmonių. Man atrodo, puslapis užlūžo, taip nesidaro puslapis. O, Jėzau, puslapis neatsidaro. Aha. Vaiva ir komanda, kas yra su mūsų puslapiu, mes palauksim, mergaičkas, viskas bus gerai, viską išspręs, nėra tokių problemų, čia ne problema. Pastrigo, man irgi nesidaro nuoroda. Užlaužė šavo moteris, nepasikrauna. Taip, kaip pas mus yra su e-shopu. Oksana, atkeliauja mano komandos dalis. Tai sutvarkys viskas, sako. Palaukiam, viskas gerai. Aš kol mes laukiame, jūs galite man užduoti papildomus kažkurios klausimus. Galbūt ar aš galiu atsakyti jūsų klausimus, nes buvo klausimų, man biškai buvo užlūžus ir neužlūžus buvo pakibus sistema, tai aš nemačiau. Ar yra kažkokių klausimų? Sunkiai, bet aš klausiu. Gerai, aš tada einu pasižiūrėti, gal aš rasiu. Taip. Nusipirko, kažkas nusipirko. Nusprendžiau netidėti, o pradėti čia ir dabar. Super, labai džiaugiuosi. Aš esu tikra, kad tai bus nuostabių pokyčių pradžia. Labai gerai. Taip, ar nėra klausimų man? Viskas yra aišku? Pirmą kartą turbūt, ne, jau praeitą kartą nebuvo klausimų. Jei aš prisijungčiau, tik birželio 1, nes atostogausiu, spėsiu įsilieti maratoną. Taip, Jolanta, nes 28 dieną mes turėsime įvadinį eterį, 29 dieną mes turėsime laikysenos pratimų pradžią, ne? Ir ten 30-31 dieną tikrai spės, tikrai, taip. Ar sunkus pratimai, aš nesportavau ir bijau paskui nepajudėti, tai tikrai nėra pratimai, po kurių ten bus neįmanoma pajudėti, dar to nėra buvę tikrai. Taip, pratimai nebus, tai bus, kiekvienos kūnas yra skirtingas, ne, priklausomai nuo to, nuo jūsų fascijų įtempimo, nuo jūsų raiščių būsenos, nuo jūsų raumenų. Faktas, kad išjudinti būna, pojūčiai būna skirtingi. Kažkam ir paskausta čiučiut raumenukus, bet tai yra normalu, Laura. Tai yra būtina tam, kad normalizuoti. Jeigu šiai dienai sunku yra po pratimų, tai rytoj bus dar sunkiau. Ir jeigu nedarysim pratimų, tai bus dar blogiau. Panos, mes nejaunėjam, come on. Mes senstam. Ir ko mes tampam vyresnės, to daugiau mums reikia skirti dėmesio tau. Ir kada pradėti, jeigu ne dabar? Visas perka maratonas, nėra kada klausti. Norėsis judėti daugiau, be abejo, norėsis judėti daugiau, nes kai išsijudini po truputėlį, pradžioje atrodo skauda, bet atsiranda energijos, atsiranda poreikis judėti, atsiranda poreikis gyventi. Mačiau, nustojau norėti puoštis, kažkas nutiko, tikiuosi išjudėsiu maratono metu. Aš irgi tikiu, kad išjudėsiu maratono metu, kalbėsime apie tai, kalbėsime. Žinot, aš dabar gaunu daug žinučių, nors aš numaivus. Kad aš išėjau visą, kad aš, nepergyvenu, ne, aš dabar esu skyrybų pačiame įkarštyje, jau, tokiam procesiniam, prasideda procesiniai dalykai ir prasideda ne visai gražus dalykai, žinote, išlysė iš aplinkui. Bet aš gaunu kiekvieną dieną dabar žinutės, kiekvieną mielą dieną iš šiandien gavau taip pat, kad Marina,
ar tu darai kažką su veidu, Marina, tu žydi, tokia ten emocija ir taip toliau. Ir tai yra dėl priimto atitinkamo sprendimo teisingo, ne, mano gyvenime. Nu, sakau, tai niekaip nesumenkina mano buvusio vyro, jis yra nuostabus žmogus, tiesiog mes datempėm čiučiut, net ir toliau aš manau, kad jis irgi šiai dienai jaučiasi jau lengviau, ta prasme, ir nu, jis jaučiasi, kad pradeda stiprėti, nes mes abu esame nuostabus žmonės, tik kai nu, būni kartu ir kai nesutampa vertybės, tu pradedi ištraukinėti po truputėlį, nu, praradinėti energiją, ne, va tą, kai negali cirkuliuoti, funkcionuoti ant meilės. Tai va, tai nes nėra priimtas kažkur sprendimas. Ieškosim Jolanta, kur reikia priimti atitinkamą sprendimą ir išsirinkti save. Tikrai pradėsim puoštis. Nu, aš irgi noriu puoštis. Viskas mano gyvenime taip viskas keičiasi. Aš taip dalysiu lieknėjimo maratone, jūs būsite šokę, panas. Visos, kas buvote norų maratonė, sakau, ypatingai, kas dalyvavote vasarą, kai aš tik pasakiau apie sprendimą, kad aš vasarą pranešiu, kad aš tikriausiai einu po truputėlį skrybų link ir dabar viskas kaip užsisupa. Aš taip kaip su draugėmis. Tai startas 28, 5:20, ne, Eglė, 28 dieną mes turėsime įvadinį eterį, tai dar nebus startas, ne, nu, ta prasme, pratimų dar nebus. Mes susiteiksime, aš paaiškinu, nes ne visokgi dalyvaus nusipirkusios čia webinare, reikia susipažinti, aš paaiškinsiu, kaip vyks maratonas, ne, kokių priemonių reikia turėti, kas ten bus ir panašiai, kaip žodžiu, visas vyks dalyvavimas, mes susipažinsime, aš duosiu jums motyvacinę įkrovą, kad užtektų kitom 4 savaitėm tą stebuklingą pendelį, kad viskas būtų kaip sviestu patepta ir galėsime judėti. Aš 28 dar būsiu Ispanijoje vėl, aš turėjau vykti į vieną šeštadienį su draugėmis, bet važiuoju į Ispaniją, papasakosiu jums irgi, kas vyksta. Tai būsiu dar ten, tai eterį pravesiu iš ten, bet visai iš kitos srities, jau nebe iš Marbėjos. Ir 29 dieną iš ryto aš pravesiu pirmąją treniruotę, bet tai bus laikysenos treniruotė, jo. Ir mes keliausime, visos spėsite. Prisijungiu kompaniją, labai laukiu Spyrio. Bus Spyrį garantuoju. Čia bus kursas, ne, tai nėra kursas tobulam kvėpavimo menas tobulam kūnui, tai yra lieknėjimo maratonas. Kokie namų darbai, Marina, pasiruošti? Aš viską papasakosiu jums čate. Tikrai papasakosiu. Aš irgi myliu jūs visas panas. Sakau, man anksčiau atrodė, kai aš žiūrėdavau dainininkus ar aktorius ir kai ten dainininkai sako, aš jūs myliu, ten visi žmonės galvoja, nu ką tu gali mylėti, milijoną žmonių, nei tu mane pažįsti, ką tu myli, galvoju, kad čia per tušti žodžiai. Ir dabar man taip gėda, nes aš realiai atrodo, man myliu kiekvieną žmogų, su kuriuo turiu sąlytį ir ypatingai su kuriuo turiu sąveiką, nu, online, nežinau, ar energetinė prasme, ar pabendravus čiučiut. Ir tai yra toks tikras jausmas, kad man tai aš galvodavau kažkada. Aš jau vakar nusipirkau maratoną. Kristina, jeigu vakar nusipirktas maratonas, loterijoje dalyvaujate visos. Ačiū, lauksiu. Per kokią platformą vyks maratonas? Maratonas vyks Telegram platforma. Tai yra, Telegram platforma vyks visas mūsų bendravimas. Kaip viskas bus super. Aš labai tikiu, kad tai bus dar geriau negu visat, kadangi mes turėsime kompo kažką naujo. O kur bus bendras čatas, taip pat Telegrame. Bus vienas po transliacijų kanalas, kur bus įkelta tik tai, ką keliu aš. Ne? Nes būna, pavyzdžiui, būna moteris, kuriam nereikia bendravimo, nes bendravimo vyksta daug. Ne? Ir joms reikia pagauti tik esmę, kas buvo įkelta, tokia svarbiausia informacija. Tai bus transliacijų kanalas, kur bus keliama informacija, tai tik aš galiu ten kelti informaciją. Ir prie jo prijungtas yra pokalbių kanalas, ten persidalina visa mano informacija ir jūs ten galėsite bendrauti tarpusavėje. Ir tai bus jau, pokalbių čatas, ne pabaltuškinos. Tai va. Nerandu, kur įrašyti nuolaidos kodą. Atsakykite, prašau, Daivai, kas nors, kur įrašyti nuolaidos kodą. Ten kai jau einat prie mokėjimo, ten bus galimybė įrašyti nuolaidos kodą. Lauksime, jaučiu, kad šis bus bomba. Aš irgi manau, kad šis bus bomba, nes aš atimu visai su nauja energija. Stebuklingas pendelis, šitą reikia patentuoti. Maratonas su stebuklingu pendeliu. Tai pavadinsim jį. Puikiai įkvėpia, Marina. Ar kaina akademijos narėms ta pati, tą, kurią jūs gaunate šiandien, taip, akademijos narėms tiesiog, man taip atrodo, liks tą kainą, bet kitoms auks, akademijos narėms ne. O kur yra maratono aprašymas? Be šių skaidrių rodytų šiandien gal praleidau. Maratono aprašymas yra mano tinklapyje, ne? Ten, kur mes duodame nuolaidą pirkimui, ten yra ir visas aprašymas. Ir aš bandysite laimę. Labai lauksiu, Loreta, super. Aš irgi nerandu. Nerandi, Anastasija, aprašymo ar ko nerandi.
Taip. Mhm. Mhm. Na ką, ar jau viskas veikianti, ne, yra platforma? Tai tikriausiai, va, jau 2 valandas, kaip visada, sakau, galvoju, valandą pusantros, niekada man nepavyksta susitvarkyti. Ai, kur kodai vesti, tai praneškim, jūsų toks užlėtėjo, bet tikrai rasite. Dar nepavyksta. Kadangi jeigu puslapis šiek tiek pakybo, ne, tai aha, sakė, bus riboto laiko užsiėmimai. Kokio ribotumo? Aha, labai geras klausimas. Užsiėmimai yra iki pusvalandžio. Visada užsiėmimai yra iki pusvalandžio. Nes ypač su agresyviomis kvėpavimo technikomis nereikia kvėpuoti, jeigu jūs net darysite tai be manęs, ten iš YouTube žiūrėsite ar panašiai, nedarykite agresyvų, tarsi tokių stiprių kvėpavimo technikų su pratimais ilgiau negu pusę valandos, mergytės, Kalbėkit, kol nusipirksi. Kalbėkite, kol nusipirksi. Šeštadienį, sekmadienį, jeigu išpuls, jums pratimai lieka. Aš rodau, vedu online, tiesiog visą veiklą. Paskui kitą dieną aš jau, mažiau, pirmą dieną aiškinu išsamei, antrą dieną aiškinu jau mažiau, aiškinu vis tiek, nors sako, aiškinu mažiau, paskui trečią, ketvirtą dieną jūs darote iš įrašo, pasirenkate, kuris jums vaibino labiau, bet pratimus reikės atlikti visą laiką. Galėsite daryti ten savo vieną, galbūt kitą pertrauką, bet šiaip, jeigu išpuls mano eterį šeštadienio sekmadienio, jie irgi vyks, bet tik jie tada vyksta čiut vėliau, mes ne 5 ryto keliamės tada jau. Kadangi yra savaitgalis. 5 ryto vyksta viskas todėl, kad aš 5 pradedu maratonę, paskui 6 gražaus gyvenimo akademiją, paskui reikėdavo ten kelti vaikus ir jau gyventi tą gyvenimą, todėl tiesiog taip jau tradiciškai susiklosti. Bet tai buvo vienas nuostabiausių sprendimų, kadangi mes visos supratome, kad 5 AM Morning Club tai yra geriausias sprendimas, kadangi tu turi ir pakankamai energijos, ir pakankamai laiko dienoje, kurį gali skirti savo ir savo norams, ir nereikia bėgti vytis pasaulio, o pasaulis keliauja su tavimi koja kojon. Tai yra momentas, kai tu supranti, kad tu atsibudai ir tu duodi toną šiai dienai, tu duodi toną gyvenimui, o ne bandai atsibūdus pasivyti jau nuvažiavusi dienos ir gyvenimo traukinį. Jūs tikrai kokia energinga ir švytinti, ir mes tokios norime būti. Welcome, aš dalinuosi viskuo, ką aš turiu. Taip, na ką, faktas, kad kadangi yra palūžę, mes turbūt kažkas kosmiško. Taip, Virgutė, aš matau tave. Sveika, aš jau tave atpažįstu iš 3 raidžių. Taip, nežinau, kaip yra, mergaitės, žinau, kad mums negailai, kadangi matome, kad yra tam tikri techniniai nesklandumai, kas irgi yra natūralu, aš visą laiką maniau, kad kai žmonės dirba, gali būti tam tikrų žmogiškasis faktorius, bet su ta technika viskas yra dar daug kebliau negu paprastai būnant, dirbant žmonėms. Tai mes faktas paliekame, aš manau, komandą paliekame. Tai kas nusipirksite šiandien iki vidurnakčio, tikrai spėsite. Visos dalyvausite loterijoje, kad nereikėtų dabar jau stresuoti. Man nereikia, kad jūs stresuotumėte. Jokių problemų, kaip sakant, čia nėra. Būkite ramios, būkite džiaugsmingos, sveikos, lieknos ir gražios. Apkabinu jūs labai stipriai visas, laukiu susitikimo, lieknėjimo, maratono rėmose, tai bus bomba, aš stengsiuos duoti, mylimos jo pačių savęs, jeigu jūs jaučiatės mylimos pačios savęs, jeigu jūs jausite, priimsite tą meilės srautą, iš Dievo kanalo, atsidarysite visus mūsų šlangus ir pasimsite iš tėvų, iš Dievo, iš visur, tai jums tas mylimos, jums nebereikia, jūs nebebūsite priklausomos nuo to, kad jūs būsite mylimos, jūs ir taip jausitės mylimos, ir kiti žmonės tiesiog norėsis šildytis jūsų meilės spinduliuose, suprantat, jūs dalinsite meilę, jūs nenorėsit, jums nebus tiek poreikio ją gauti, ir tada jūs gausite ją bonusų, nes kad skleidi, tą ir gauni. Tai va. Nuostabus yra lieknėjimo maratonai, ačiū Marina. Ačiū labai, apkabinu, ačiū labai jums. Neišgirdau, kokią loteriją galit pakartoti. Loterija, dalyvaujate loterijoje, galiu be abejo. Tai bus galimybė naudoti mano asmeninę konsultaciją, kurios vertė, jau sakau, yra 365 eurai. Nuo dugnę, ta prasme, aš nagrinėsiu giliai. Arba 50% nuolaida pasirinktam kursui, antram moteris laimės 50% nuolaidą bet kuriam mano pasirinktam kursui. Ir trečias kurso ryto magija, trečiai atiteks kursas ryto magija dovanų. Tai va, tai ačiū jums. Marina, kaip ragana, vėl svirko. Super.
Suviečiau kodą gazelį, bet nuskaitė vis tiek 115 eurų. Parašykite mums mokymai marinašpak.lt ir Diana, mes bandysime rasti sprendimą, gerai? Padarysime. Nu, žodžiu, mes išspręsime šią klausimą. Diana, komanda, pažymėkite, gerai? Va, mokymai marinašpak.lt, nusikopijuokite ir lauksiu labai viso. Apkabinu visas ir iki greito pasimatymo. Ate.